taurės finalo ketvirtas Vilniuje Džip arenoje startuoja šiandieną pirmasis mačas LCC tarptautinis universitetas prieš Kauno Aistės LSMU. Ir šias rungtynes komentuosime dviese, bent jau pirmąją dalį. Šis tandemas, vėliau papasakosime, kas jungsis prie jo. Taigi aš Tautas Kubilius, mano kolegas Martvei moterų krepšinio lygos komentatorius Agnius Atstovas. Sveikas Tautvydai, sveiki 96 žiūrovai, tai sveiki atvykę, tikrai nuostabią šventę. Ir 2 dienas mūsų lauks aukščiausio lygio moterų krepšinis ir papildomi konkursai ir emocijos, kurias galite sulaukti tik moterų krepšinėje. Jau dabar matote savosios ekranuose abiejų komandų atvykimą čia į Vilniaus Džip areną. Iš karto galima pastebėti, kad į šią Vilniaus areną atvyko ne tik komandos, bet atvyko ir nemažas būrys Klaipėdos komandos sirgalių. Turbūt tuo ši ekipa išsiskiria šį sezoną, sakyčiau, moterų krepšinio lygoje, kad užnugarį turi dažnai žaisdama ne tik namuose, bet ir išvykos rungtynėse. Klaipėdos LCC tarptautinis universitetas atlieka milžinišką darbą sirgalių pritraukime ir čia reikėtų labai džiaugtis ir padėkoti turbūt Mariui Tomoliui, komandos vadovui, kuris 4 pastaruosius metus dirba labai didelį darbą, kviesdamas visus sirgalius ir vykdydamas tą komunikacinį darbą, kuris yra svarbus, traukiant žiūrovus į Klaipėdos LCC tarptautinio universiteto namų areną Michelsen centrą. O dabar pasižiūrėkime abiejų komandų sudėtis, paruoštas reportažas, paruoštas pristatymas, tikrai iškalbingas abiejų komandų sudėtis šios dienos rungtynėms. Taigi netrukus abiejų komandų žaidėjos jau žengs į aikštę čia ir šio mačo arbitrai. Darius Šomka, Ignas Jablonskas ir Simas Baranauskas vadovaus pirmajam pusfinalio mačui. Abiejų komandų žaidėjos priima paskutiniosius nurodymus iš vyriausiųjų trenerių. Na, turbūt nereikia sakyti, kad favoritės statusą šiame mače turi klaipėdietės. Jos vis dėlto yra sezono lyderės, jos moterų lygoje žygiuoja užtikrintai. Ir turbūt pagrindinis klausimas, kaip su tuo favoričių statusu pavyks susitvarkyti gana jaunai vis dėlto komandai. Klaipėdos LCC tarptautinis universitetas yra apskritai pati jauniausia komanda Martvei moterų Lietuvos krepšinio lygoje. Ir jeigu žvelgiant į pirmąją sezono pusę, tai ši komanda apskritai žygiavo be pralaimėjimų. Ir antroje sezono pusėje šiek tiek susidūrė su tam tikromis duobelėmis. Buvo neišvengta ir traumų. Gaila, šio vakaro rungtynėse neišvysime Gerdos Ralušaitytės, naudingiausios Klaipėdos LCC tarptautinio universiteto žaidėjos. Greičiausiai jos neišvysime ir rytojaus mače. Komanda turėjo ir nepilnos sudėties, taip pat akimirkų, kada Lina Locenėce dalyvavo ne per seniausiai atrankoje į Europos moterų krepšinio čempionatą. Bet šiuo metu komanda yra motyvuota, yra kovinga ir galima net nebejoti, kad Klaipėdos LCC atvyksta čia į Džip areną kurti istorijos. Tai yra iškovoti titulo, kurio ši komanda nėra dar turėjusi.
Turbūt vienas iš pagrindinių šios komandos pranašumų, lyginant su ypatingai šios dienos varžovėmis Kauno Aistėmis, yra ilgesnis atsarginių žaidėjų suolelis. Jeigu žiūrėtumėm į žaidėjų įnešamą indėlį į rungtynes, nei viena Klaipėdos komandos žaidėja nežaidžia daugiau nei 30 minučių. Krūvis tikrai yra paskirstomas gana tolygiai, tuo tarpu Aistės išsiskiria tuo, kad tai yra sakykime, 5-6 žaidėjų vedama komanda. Visas krūvis tenka kelioms lyderiams. Be abejo, visų pirma, reikėtų išskirti komandos kapitonę Karoliną Kazačiūnaitę. Universali puolėja, žaidėja galinti daryti daug skirtingų dalykų aikštėje. Ir klaipėdiečių viena iš pagrindinių užduočių, sakyčiau, ir turėtų būti Karolinos Kazačiūnaitės pristabdymas. Taip, Kauno Aistės LSMU šiame sezone turi rotacijos problemą dažniausiai antroje susitikimo pusėje, kadangi pagrindinį vaidmenį atliekančios žaidėjos, kaip dabar taškus pelniusi Gintarė Mažionytė, taip pat Gintarė Paulauskaitė, Karolina Kazačiūnaitė neturi lygiaverčių keitimų. Greitai galima perbėgti per abiejų komandų penketus, taigi taškus pirmosius pelnė Gintarė Mažionytė, kartu su jie Karolina Kazačiūnaitė, Gustė Zetkauskaitė, Gedvilė Savostaitė ir Gintarė Paulauskaitė. Toks kauniečių penketas pradeda rungtynes. Klaipėdos ekipos startinis penketukas, dabar taškus pelnanti Maisa Dijas, Lidna Locenėcė, Majara Dijas, Elizabetė Bulanė ir Urtė Slavickaitė. Tai nėra įprastas Klaipėdos LSC tarptautinio universiteto starto penketas. Iškritus Gerdai Ralušaitytei, Vilius Stanišauskas visada rotuoja žaidėjas taip, kad penketuke yra abi sesės, Majara ir Maisa Dijas. Ir viena pagrindinių užduočių bus neprisirinkti ankstyvų pražangų. Šią problemą šios sesės tikrai turi šiame sezone ir Vilius Stanišauskas akcentavo, jeigu neturėsime pražangų problemos, turėsime kur kas didesnius šansus tauriai pasiekti. Klysta dabar kaunietis, tačiau Gustė Zetkauskaitė sugeba, skaičiau, protingai prasižengti, neleisti varžovėms pabėgti greitą puolimą ir pasiimti lengvų taškų. Faktas, kad kaunietėms nereikia įsivelti į greitas rungtynes, reikėtų palaikyti tą pozicinį tempą, neleisti bėgti Klaipėdos komandai, kuri turi ir suolelį ir yra jaunesnė amžiumi už savo šios dienos varžovę. Šiandien taiklus metimas iš tolimojo nuotolio, taigi rezultatas išlieka nepakitęs 2-2. Lina Locenėcė ką tik atliko pirmąjį šūvį iš 3 taškų zonos. Tai yra daugiausiai metimų išmetanti žaidėja iš 3 taškų zonos Martui moterų Lietuvos krepšinio lygoje. Vidutiniškai po 9,5 tritaškio per vienerias rungtynes. Ir beje, tai yra antras rezultatas istorijoje. Ja, beje, matysime ir snaiperės konkurse šiandieną. Natūralu, kad geriausia komandos metikė buvo deleguota šiam konkursui. Aišku, pirminis dėmesys yra rungtynėms ir taikliems tolimiems metimams čia. Snaiperės konkurse, bus jau kaip bus. Manau, svarbiausia, tuos taiklius metimus pademonstruoti dabar. Locenėcei. Klaipėdos LSC tarptautinis universitetas, kaip ir dauguma komandų, surengė atranką, siekiant išsiaiškinti, kurią žaidėją deleguoti į Nostra snaiperės konkursą. Ir ten labai nedaug trūko, kad Urtė Slavickaitė įveiktų Liną Locenėcę, bet viskas susidėliojo taip, kad daugiausiai tritaškių metimų išmetanti žaidėja, daugiausiai jų išmes ir snaiperės konkurse šiandien. Austė Jurevičiūtė pasirodė Kauno komandos penkete, kadangi Zetkauskaitė prasižengė 2 kartus, o čia žaidimas arčiau krepšio, viena iš sesių atstovaujančių Klaipėdos komandai. Majara pelno dabar taškus iš baudos aikštelės ir veda į priekį LCC komandą. Fantastiškai savo žaidimą pagerinusios nugarą žaidžiant į krepšį abi sesės šiame sezone. Ir Majara Dijas tiek Maisa Dijas gavusios viena prieš vieną kamuolį situacijose dažniausiai susitvarko su savo varžovėmis. Čia Gintarė Mažionytė turėjo gerą progą metimą iš toli, pataikyti nepavyksta. Neturi labai gerą pataikymą iš 3 taškų zonos šį sezoną Kauno ekipa. Taip, yra keletą žaidėjų, kurių procentai yra virš 35, tačiau bendras komandos procentas metant iš tolimojo nuotolio nesiekia 30 procentų. Taigi rizikų klaipėdietės šiandieną tikrai gali taikyti perimetre ir mes pamatėme jau pirmųjų atakų metu, kad tų progų tolimiems metimams Kauno komanda tikrai gauna. Viena taikliausių komandos žaidėjų, Eva Pernavaitė, prieš nepilnus 2 mėnesius yra patyrusi peties traumą ir šiame sezone jau nebežais ir tai taip pat yra nuostolis Kauno Aistėms. Tolimą metimą prameta ir Bulanė, o kaunietės bandė bėgti greitą puolimą, tačiau pritrūksta kokybės, sakyčiau, visų pirma, perdavime netikslus. Bandymas asistuoti komandos draugą ir Gintarė Mažionytė klysta, kol kas kaunietėms sunkiai sekasi pralaužti Klaipėdos komandos gynybą. Klaidos viena didžiausių Kauno Aisčių LSMU problemų taip pat šiame sezone ir dauguma laimėtų rungtynių
šiame sezone būna, jei statistikos grafoje pavyksta sutvarkyti klaidų skaičių. Na, Locinec drąsiai. Tik gavusi progą metai iš tolimojo nuotolio, tačiau kol kas jos taikiklis kiek nusimušęs iš karto. Po užtvaros gauna erdvės tolimam šauviui. Šį gynėją pataikyti nepavyksta kauniečių. Atsakymas - sutankinusios gynybą baudos aikštelėje yra Klaipėdos komandos žaidėjas, tačiau tai nesutrukdo Gintarei Paulauskaitai išlyginti rungtynių rezultatą. Gintarės Paulauskaitės negalima tai palikti nei akimirkai prie priežiūros, iš vidutinio nuotolio dažniausiai baus savo varžoves. Labai primityvus bandymas perduoti kamuolį tarp dviejų žaidėjų. Perskaito šią situaciją kaunietės, galimybė joms verštis į priekį. Na, svarbu Kauno komandai mačo pradžioje nepaleisti varžovų į priekį, bandyti atlaikyti tą fiziškumą, kurį pasiūlė klaipėdietės nuo pirmųjų susitikimo akimirkų. Ir antrieji šansai. Kol kas yra tas rodiklis, pagal kurį Kauno komanda akivaizdžiai pirmauja ir dabar tas antrasis šansas virsta taikliu tolimų metimu. Austė Jurevičiūtė sėkmingai ruošiasi snaiperės konkursui ir pataiko pirmąjį metimą, pirmojų bandymų. Ir išvada į priekį, tuo pačiu savoje komandą, tačiau čia ir Klaipėdos komandos atsakymas. Tiesa 2 taškų vertės ir mažina atsilikimą iki minimalaus klaipėdietės. Elizabetė Bulanė taip pat individualiais veiksmais gali draskyti varžovių gynybą ir yra viena pavojingiausių žaidėjų perimetre. O čia puikus pick and rollas, pritrūksta užsibaigimo Gintarei Mažonytei ir vėl arti atkovoto kamuolio puolime buvo žaliai baltą aprangą vilkinčios kaunietės. Vėl atkreipkite dėmesį, Dijas buvo pasiruošusi priimti kamuolį po krepšių užėmusi situaciją, bet Slavickaitės metimas iš 3 taškų zonos netikslus. Ir čia antrojo šanso taškus dabar jau pasiima ir Klaipėdos komanda. Majara Dijas pelno taškus. Majara Dijas yra antra lygoje pagal taiklumą, vidutiniškai daugiau kaip 62% pataikymas. Tiesa, didžiąją dalį taškų turbūt galima nuspėti, jog renkasi iš artimos distancijos, vis dėlto, kaip ir minėjai, tai yra puikiai nugarai krepšiai žaidžiančios puolėjos ir tas progas susikuria tikrai efektyves, o čia tuo tarpu pražanga puolime, fiksuojama Kauno komandos žaidėjai. Šiame sezone Majara Dijas kartas nuo karto gavusi šansą atakuoja ir iš 3 taškų zonos, bet be jokios abejonės tai nėra stipriausias sesių žaidimo komponentas. Dominika Paliulytė pasirodė Klaipėdos komandos penkete, pirmieji keitimai ir Uostamiesčio atstovų korpuse. Dominika Paliulytė prieš tai turėjo 2 mėnesių pertrauką, taip pat dėl kelio problemų nerungtyniavo, bet dabar kelios savaitės jau sugrįžusi į rikiuotę ir čia patvirtina mano žodžius prieš tai sakytus. Majara Dijas pabandė atakuoti iš 3 taškų zonos, bet nesėkmingai. Jis atkovoja kamuolį puolime. Ir 3 sekundžių taisyklės pažeidimas. Užsibuvo per ilgai baudos aikštelėje Maisa. Na, faktas, kad Kauno komanda kažką turi aukoti, kažką atiduoti, tai yra turbūt tie tolimi metimai, kuriuos matėme, o čia minutės pertraukėlė. Studiją merginos, jūsų aplodismentai. Netrukus mes įdūmame Lietuvai pakviesime jūs į pusę. Pirmasis rungtynių kėlinys Vilniuje Džip arenoje, kur Smartway karalienės taurės pusfinalėje susitinka LCC tarptautinis universitetas ir Kauno Aistės. Kauno ekipoje įvyko keitimas, sužaidus 1 minutę. Karolina Kazačiūnaitė, komandos kapitonė, buvo pasodinta ant atsarginių žaidėjų suolelio. Galbūt tai reiškia kažkokias sveikatos problemas. Karolina Kazačiūnaitė patyrė mini traumą Biosil Baltijos moterų krepšinio lygos rungtynėse prieš savaitę laiko Latvijoje, kaip pati žaidėja teigia, suvaikščiojo kelias lygioje vietoje ir buvo visą savaitę atstatomoji ir šioje karalienės taurėje žaidėja tikrai buvo pasiryžusi ir nusiteikusi žaisti iš ankstinėse prognozėse, bet, kaip matome, gali to pilnavertiškai padaryti ir nepavykti. Livija Kaktaitė prameta iš tolimojo nuotolio, tačiau ir vėl Kauno komanda
aktyvi varžovų aikštės pusėje. Pratęsiant apie Karoliną Kazočiūnaitę, tai ji yra vienintelė žaidėja žaidusi visuose Karalienės taurės finaluose iki šiol. 4 iš jų laimėjo ir tik viename 2021 metais pasidabino sidabru. Tuo tarpu Gedvilė Savostaitė atkovojusi kamuolį puolime, dabar pelno 1 tašką nuo baudų metimo linijos, išlygina rezultatą. Dar viena pakankamai fiziškai stipri, universali žaidėja, galinti žaisti ir arčiau krepšio ir galinti turbūt atlaikyti bent dalį to kontakto, kurį siūlo Sesės Dijas. Dabar tą būtent ir išvystame. Tikrai nebuvo tai labai patogus metimas. Pražanga fiksuojama kitoje aikštės pusėje prieš Gintarę Maženytę. Kol kas į akis krenta per pirmasias daugiau kaip 5 sužaistas minutės, kad Klaipėdos LCC tarptautinis universitetas yra prametęs visus 5 tolimus metimus ir tai leidžia kaunaistėms lygiai laikytis kovoje 8-8. Gintarės Maženytės patirtis mačo pradžioje atsispindi jos veiksmuose, tikrai juntama, kad ši žaidėja mačiusi per savo karjerą nemažai svarbių rungtynių. Klaipėdos ekipa, kaip jau minėjome, visas žaidėjų pagrindas yra jaunos, dar kylančios krepšininkės. Joms šis savaitgalis yra turbūt vienas svarbiausių karjeroje, bent jau didžiai dalį jų. Tikrai taip, kalbant apie komandos amžių, Klaipėdos LCC nuo pat sezono pradžios buvo pati jauniausia komanda lygoje, neturėdama nei 20 metų vidurkio. Prie jos prisijungus Urtį Slavickaitį vidurkį šiek tiek pakilo. O čia Majisa Dijas, perėmusi kamuolį viena. Per visą aikštelę išprovokuoja Livijos Kaktaitės pražangą ir stos prie baudų metimo linijos. Vėlgi ne pati blogiausia pražanga tokioje situacijoje, sutrukdyta maksimaliai metimą. Čia minutės pertraukėlės vėl prašo Kauno komanda. Na, po pertraukėlės mes ir vėl Vilniuje. Ir, na, daug klausimų kyla dėl Karolinos Kazočiūnaitės ir jos galimybių žaisti šiandieną po minutės pertraukėlės jos aikštėje. Taip pat neišvystame žaidėją, kuriai ši Vilniaus Žip arena tikrai puikiai pažįstama. Porą sezonų jį atstovavo. Vilniaus Kibirkščiai šį sezoną sugrįžo į Kauną, į Aistės Lasamų ir na jos indėlis, jos svarba Kauno Aisčių komandai yra beprotiškai didelė. Laikytis rungtynėse prieš LCC Klaipėdos universitetą be savo lyderės, na čia jau būtų beprotiškai sudėtinga užduotis kaunietėms, kurios dabar vėl į priekį praleidžia varžovės, kadangi baudas susimetė Majara Dijas. Sudėtingas rebusas laukia Kauno Aisčių Lasamų ir trenerio Andriaus Vaicekausko. Jeigu ir Karolina Kazočiūnaitė, kaip panašu, negalės tęsti šių rungtynių, kadangi komandos žaidėjos kylančios nuo atsarginių žaidėjų suolelio ir taip yra labai jauno amžiaus, tai iškritus tokio lygio žaidėjai panašu, kad problemų gali būti dar daugiau. Klaidos ir toliau tampa viena iš ryškiausių problemų Kauno komandos žaidime. Jeigu pavyksta priartėti bent jau prie metimo fazės, tai atakas užsibaigti taškais dar yra galimybių kaunietėms, tačiau dabar mes matome pasipylusias klaidas. 6 kamuolius jau prarado Aistės. Čia atiduotas metimas visiškai iš 3 taškų zonos, tačiau Paliulytė meta netaikliai. Dar viena proga klaipėdietėms. Paliulytės negalima palikti prie 3 taškų zonos, lygiai taip pat kaip ir Linas Locinecas. Čia vėl bandymo žaisti baudos aikštelėje ir Majisa nepataiko besisukdama krepšio link. Pirmas jos netikslus metimas į žaidimą. Akivaizdu, kad galbūt ir šiokia tokia įtampa kausto jaunasias LCC komandos žaidėjas. Paulauskaitė
8 sekundės lieka Kauno komandos atakai. Jurevičiūtė ir pražanga dabar fiksuojama Klaipėdos komandai, tačiau tai yra trečioji komandinė nuobauda šiame ketvirtyje, taigi baudų metimai dar nebus metami. Aišku, atakos laikas jau artėjo prie pabaigos, taigi ta pražanga, na, vargu. Ar labai buvo reikalinga klaipėdietėms? Tai ką mažiausiai norėtų matyti šiuose rungtynėse ir apskritai Smartvai Karalienės taurėje Vilius Stanišauskas tokias sesių dijas pražangas lygioje vietoje. Kadangi, kaip minėjau, ta pražangų problema gali būti tikrai opi ir dabar vietoje vienos iš sesių Katerina Dikė pasirodo aikštelėje. Dar viena tikrai fiziškai tvirta žaidėja, galinti daug pasiūlyti ir gynyboje. O Kauno komanda ir toliau turi problemų kūryboje, turi problemų skirstydama kamuolius. Tos klaidos vis dar išlieka didžiausia problema. Kas labiausiai krenta akis, jei Kauno Aistės ir LSMU turi problemų tiesiog kurdamos atakas, tai Klaipėdos LCC tarptautinis universitetas turi problemų su jų užbaigimu ir pataikymu. Visi 6 pramesti tritaškai kol kas. Nors kam pataikyti? Klaipėdos ekipoje tikrai yra. Dabar ir baudos metimas skrieja pro šalį. Kol kas be taškų šiandieną Dominika Paliulytė. Mestas buvo vienas tritaškis. Dabar netiksli kapitonė ir nuo baudų metimo linijos. Be taškų lieka ir po šio epizodo. Atrodytų visiškai lygioje vietoje. Atidavė galimybę varžovams pelnyti 2 taškus kaunietės, tačiau tą progą nepasinaudoja. Klaipėdos klubas žingsnį. Labai retas epizodas sezone, kada Dominika Paliulytė prameta 2 baudas iš eilės, kadangi jos vidurkis atakuojant nuo baudų metimų linijos yra beveik 74%. Gintarė Mažonytė dabar klysta, bandė aštrinti ataką pati, bet besiverždama krepšio link nuo 3 taškų linijos, to padaryti nepavyko jai. Daug žaidimo aplink Gintarę Mažonytę sukasi Kauno komandos atakose. Na, čia dar vienas teisėjų švilpukas ir dar 2 pražangos. Labai nereikalingas baudas renkasi Kauno ekipa. Gustė Dzetkauskaitė prasižengia 3 kartą ir tai yra labai didelis galvos skausmas Andriui Vaicekauskui, kadangi iškritus iš komandos rotacijos mano jau minėtai Evai Pernavaitai komandoje liko realiai 2 nominalios galinčios valdyti kamuolį žaidėjos. Tai yra Livija Kaktaitė ir Gustė Dzetkauskaitė. Tuo tarpu prie baudų metimo linijos užtikrintai jaučiasi ką tik aikštėje pasirodžiusi Katerina Dikė. Ir čia spaudimas natūralu, kad gali paspausti varžovės klaipėdietės. Klaipėdos LCC tarptautinis universitetas dažnai kur kas sėkmingiau rungtyniauja sezone antrasias rungtynių pusės. Pasižiūrėsime, ar tai bus ir šio vakaro rungtynėse. O geros žinios Kauno komandai. Karolina Kazočiūnaitė žengė į aikštę po minutės. Ji buvo pasodinta ir tikrai, manau, nubėgo šiurpuliukai Kauno komandos gerbėjams, kad Kazočiūnaitė jau negalėjo žaisti šiandieną. Ji yra aikštėje ir tai yra labai gera žinia Kauno ekipai. Karolina Kazočiūnaitė beje ir pirmosios Karalienės taurės MVP, dar 2019 metais atstovaudama toms pačioms Kauno Aistėms, finale sumetus 18 taškų, atkovojus 8 kamuolius ir surinkusi 25 naudingumo balus. Gintarė Mažonytė prametė baudas, o Katerina Dikė kitoje aikštės pusėje didina Klaipėdos komandos pranašumą iki rekordinio +6. Katerina Dikė daro tiesiog savo dalykus, dažniausiai antraisiais šansais ir renkasi taškus šiame sezone. Bandymą žaisti 2-2 Kauno komandoje. Katkaitė, siunčiamas kamuolys Kazočiūnaitė. Gerai, juda kamuolys šios atakos metu. Kazočiūnaitė vėl su kamuoliu. 3 sekundės iki atakai skirto laiko pabaigos. Mačiau pačiai Kazočiūnaitė turbūt reikėjo toje situacijoje imtis iniciatyvos. Bereikalingas atliktas perdavimas ir nieko taip ir nesusikūrė per 24 sekundės Aistės. Neda Pletkutė iš 3 taškų zonos meta nepataiko. Šiame sezone taip pat gana dažnai atakuojant iš 3 taškų distancijos. Nepasižyminti labai gerų pataikymų, bet palikta laisva gali varžovės tikrai nubausti. Ir toliau Klaipėdos komanda lieka be taiklių tolimų metimų šiandieną. 0 iš 7, tačiau nepaisant to, jau 6 taškų pranašumas yra susikurtas ir galėjęs būti ir didesnis, bet prameta baudos metimą Katerina Dikė. Įnešė energijos nuo suolo pakilusi iš puolėje. Porą jos gerų epizodų dabar. Pataikyta viena bauda iš 2 +7. Turi Viliaus Stanišausko vadovaujama Klaipėdos komanda. Klaipėdos LCC iš 8 baudos metimų yra pataikiusios 5 kol kas šiose rungtynėse. Ir jeigu mačo pradžioje būtent kaunietės kūrėsi antruosius šansus, tai dabar jau Klaipėdos ekipa yra atkovojusi 6 kamuolius puolime. Ir iš tų antrųjų šansų galima sakyti nemažą dalį to pranašumo ir susikūrė. Ten bandymas paspausti ir padvigubinti gynybą aikštės krašte.
Livija Kaktaitė improvizuoja, meta iš 3 taškų zonos, nepataiko. Ar toliau labai sunkiai sekasi kažką susikurti mano komandai, čia nutraukia. Varžovės perdavimą Karolina Kazučiūnaitė, Savostaitė. Taip, čia nutraukia perdavimą ir išmuša kamuolį už aikštės ribų. Na, panašaus profilio žaidėjas, panašaus sudėjimo krepšininkės. Gintarė Mažonytė vagia kamuolį, bet mina šoninę liniją. Ar 2 kartus per vieną ataką Kauno ekipa buvo arti perimto kamuolio, tačiau už arti niekas to perimto kamuolio neįrašys. Kauno ekipai, kuri čia tokia duobė įkrito pirmojo kėlinio antroje pusėje. Ir atkreipsiu dėmesį, kad Klaipėdos LCC spurtas prasidėjo nuo Katerinos Dikės pasirodymo aikštelė ir tų antrųjų šansų atkovotų kamuolių po netaiklių komandos draugių metimų. Ar visų pirma gynyboje labai stipriai pagerino savo žaidimą Klaipėdos komandą. Jeigu mačo pradžioje dar ir gerų metimų iš tiesų prametė Aistės, tai dabar kelias minutės mes matome visiškai užstrigusi kauniečių žaidimą. Urtė Slavickaitė iš 3 taškų zonos, nepataiko. Ir vėl puolime atkovotas kamuolys. Ir vėl antrąjį šansą kuriasi Klaipėdos ekipa. Bandymo žaisti baudos aikštelėje, Maista. Krenta ant parketo su kamuoliu ir galiausiai praranda kamuolį. Majara vis dėlto buvo čia, taip. Maista yra ant atsarginių žaidėjų suolelio. Maistai suteiktos poilsio minutės. Prieš Kaktaitę bandymas padvigubinti. Dar kartą žingsniuoja dabar Kauno ekipa. Gintarė Paulauskaitė klysta ir tokios klaidos varo į neviltį galutinai. Aistės pirmajame kėlinyje. Livija Kaktaitė beje visai neblogai pradėjo šį Smartvai moterų Lietuvos krepšinio lygos sezoną, bet Kauno Aistėms tuo metu vadovavo vyr-treneris Karolis Abramavičius, kuris po nepilnų 2 mėnesių persikėlė dirbti į Čekiją. Ir atvykus Andriui Vaicekauskui akivaizdu, kad Livijai sunkiau atrasti savo vietą komandoje bent jau puolime, bet gynyboje žaidėja tikrai savo minutės atidirba. Dabar praktiškai iki kėlinio pabaigos gali su kamuoliu nesiskirti Klaipėdos komanda. Žaidžia iki galo. Tačiau nepataiko Bulanė. Dar vienas šansas. Kamuolys nelietė lanko. Dar vienas šansas Bulanė iš 3 taškų zonos. Kamuolys lanko taip ir nepalietė. Taigi paskutinę ataką galės surengti Aistės. Pažiūrėsime, ką likus 3 sekundėms namų darbams yra paruošiusi Andriaus Vaicekausko kariauna. Na, čia namų darbų sunkiai priruošia, kai kamuolys išmetamas iš galinės, tačiau... Bet nedaug trūko. Nedaug trūko. Baigėsi pirmasis kėlinys, Aistės lieka su tais pačiais 8 taškais, 15-8 priekyje reguliaraus sezono lyderės. Noriu papasakoti apie žaidimo taisyklės. Kiekvienas iš jūsų mesite po 2 metimus iš baudų metimo linijos užrištomis akimis. Jeigu nepavyksta pataikyti iš 2 kartų, nusiimat miego kaukę ir metat tol, kol pataikot. Gerai? Viskas, dedam kaukės. Ačiū Ikono merginoms už pagalbą. Palaukit, mes dar kamuolių neturim. Tuoj pat viskas susiorganizuosim, viskas tvarkoje. Gerai, duokit mums čia vieną, aš paimsiu ten greitai. Duokit greitai, o mes bandom pažiūrėti, kaip pavyks tai padaryti užrištomis akimis. Palaikom tiek ten esantį žmogų. Visai neblogai, klausykit. Oho. Gerai, pojūtis yra, tvarkoj, bandom čia antras metimas. Beveik, čia irgi antras, o dabar nusiemam akių raiščius ir metam. Aš sakiau, mes iš arčiau sako, neaiškiai ką daryti. Fantastika, turim nugalėtoją čia. Jum keliauja Smartvai dovanos, o mes judam į antrą kėlinį. Dar kartelį, ačiū planą triukšmo! Antrasis rungtynių kėlinys šiame pusfinalyje startuoja netrukus. Pirmajame ketvirtyje likus 4 minutėms 42 sekundėms Gedvilė Savostaitė pataikė baudos metimą. Tai buvo 8-asis aiškių taškas ir nuo tos akimirkos daugiau nė karto rezultatyvios atakos
nesurengė Kauno komanda, taigi Klaipėdos LCC tarptautinis universitetas susikūrė 7 taškų pranašumą, net ir prametęs visus 9 tolimus metimus. Atkreipčiau dėmesį dar į tai, kad Klaipėdos LCC tarptautinis universitetas yra geriausiai kamuoliu besidalinanti komanda lygoje. Daugiau kaip 20 rezultatyvių perdavimų per susitikimą, bet turėti 7 taškų pranašumą Klaipėdos komandai netrukdo ir tai, kad per pirmasis 10 minučių komanda atliko vos 1 rezultatyvų perdavimą. Dabar pradeda šį kėlinį su kamuoliu klaipėdietės. Maisa ten buvo užsiėmusi jau padėti baudos aikštelėje. Kamuolio jį negavo, Slavickaitė iki galo sunkus metimas gerai. Čia sustovėjo iš tiesų gynyboje Paulauskaitė ir solidi Kauno ekipos gynyba. Karolina Kazačiūnaitė matome aiškių penkete ir antrajame ketvirtyje. Slavickaitė siunčia kamuolį arčiau krepšio. Ten Mažionytė jau buvo užsiėmusi padėti ir šį kartą priekinės linijos žaidėjas stabdoma neleistinai. Pirmajame ketvirtyje labai protingai pražangas didžiojoje dalyje situacijų rinkosi Klaipėdos komanda priešingai nei jų varžovės, kurios būtent po bonuso pradėjo rinktis pražangas nemetimo metu ir siųsti varžovės prie baudų metimo linijos. O sėkmingas Katarinės Dikės įsijungimas į LCC penketą antroje pirmo ketvirčio pusėje lemia tai, kad Vilius Stanišauskas šią žaidėją paliko ir nuo antro ketvirčio pradžios, ko įprastai Smartway moterų Lietuvos krepšinio lygoje Klaipėdos LCC nedaro. Šiaustė Jurevičiūtė turėjo visai neblogą progą pasižymėti iš 3 taškų zonos, tačiau pataikyti nepavyksta. Be keitimų žaidžia Paulauskaitė, Savostaitė, Mažionytė, na tą buvo galima prognozuoti. Ta rotacija ir taip. Kauno ekipos nėra didelė, o tokiose rungtynėse lyderiams teks milžiniškas krūvis, svarbu aišku išvengti pražangų. Visiška Kauno aiškių klaida ir Lina Locinė ruošiasi snaiperės konkursui. Ir didina savosios komandos pranašumą iki dviženklio. Pirmas LCC tarptautinio universiteto pataikytas tritaškis šiandien. +10. Turi reguliaraus sezono lyderės. Išgaudytos visos Kaunaičių žaidėjos, ten nėra net galimybės tinkamai mesti kamuolį Gedvilei Savostaitei, bet kamuolys liks aiškių žaidėjų rankose. Spaudžiasi labai neblogai baudos aikštelė Uostamiesčio krepšininkės. Gedvilė Savostaitė išsimeta kamuolį iš užgalinės linijos. Gintarė Mažionytė per Katerinos Dikės rankas pelno 3 taškus. Reikia ir tokių metimų, kaunietėms reikia kelių sėkmingų atakų, reikia pralaužti ledus iš tolimojo nuotolio, galbūt tuomet pakeistų šiek tiek ir savo gynybinės schemas. Gintarė Mažionytė beje yra rezultatyviausia aiškių žaidėja ir užima 6 vietą lygoje, pelnanti po 12,95 taško per susitikimą. Bulanienė pataiko iš 3 taškų zonos, tačiau kaip lengvai antrosius šansus dabar kūrėsi klaipėdietės, tiesiog dominuoja baudos aikštelėje. Maisa Dijas 2 kartus atkovoja kamuolį puolime ir galiausiai yra siunčiama mesti baudų metimų. Dabar vėl aikštėje matysime abi sesės už Brazilijos. Maisa Dijas šiame sezone nuo baudos metimų linijos atakuoja beveik 69% tikslumu. Pataiko pirmąją baudą Maisa, 5. jos taškas. Klaipėdos LCC tarptautinis universitetas į Smartway karalienės taurę beje atsivežė ne tik gausų būrį sirgalių, bet ir savo talismaną, kuris čia darbuojasi Jeep arenoje taip pat kartu su komanda. Retas atvejis, nelabai net žinau situacijų, kai atsivežtų į kitas arenas savosius talismanus klubai, nesvarbu ar tai būtų vyrų krepšinis, moterų, studentų, bet tikrai smagu matyti šį jautuką, turbūt šis personažas yra įkūnytas LCC tarptautinio universiteto talismaną. Nei vienų rungtynių nėra praleidžiantis taip pat savo komandoje. Pats personažas ar žmogus, kuris įkūnija? Ir taip, ir taip. Ir taip, ir taip. Visada tas pats. Kiek aš pats žinau, išduosiu šiek tiek paslaptį, kad po šio talismano kaukę slepiasi labai rimtas Klaipėdos LCC tarptautinio universiteto žmogus, tai vienas iš universiteto dėstytojų. Štai taip, va čia netikėta, tikrai. Maisa Dijas prie baudos metimų linijos, šį kartą pirmasis baudos metimas netikslus. Na vėl, gali susigrąžinti dviženklį pranašumą LCC. 20-11 priekį klaipėdietės. Antrajame pusfinale galima priminti, jog šiandien išvysime Vilniaus kibirkštį prieš Klaipėdos Neptūną. Teoriškai turnyro šeimininkės, finalo ketvirto šeimininkės yra vilnietės, joms žaidimas Jeep arenoje turėtų tapti šiokiu tokiu privalumu. Ir vėl kaunietės. Gintarė Paulauskaitė, Paužiai prarado kamuolį aikštės viduryje ir Maisa Dijas susitvarko čia po krepšiu. Keliaujame į pertraukėlę, kurios prašo Kauno komanda.
Nenori paleisti rungtynių dar pirmoje mačo dalyje Andrius Vaicekauskas ir jo vadovaujama Kauno komanda. Pirmajame ketvirtyje tikrai matėme nemažai lygios kovos, tačiau dabar skirtumas yra toks, kad atrodytų dar keletas sėkmingesnių Klaipėdos komandos atakų, dar keletas šios komandos minispurtų ir jau pirmoje mačo dalyje klaipėdietės gali susikurti ir reikiamą pergalingą pranašumą. 8-3, žvelgiant vien į antro ketvirčio rezultatą. Antrąjį kėlinuką laimi Klaipėdos LCC. Ir iš esmės tendencijos lieka tos pačios. Kauno komanda klysta, Klaipėdos LCC universitetas renkasi antrojo šanso taškus. Sesės Dijas sunkiai yra stabdomos baudos aikštelėje. Tai yra pagrindiniai akcentai kol kas šios dienos mače. Ir atkreipsiu dėmesį į tai, kad didžiausias Viliaus Stanišausko noras neprisirinkti sesėms pražangų. Kol kas veikia tiek Moisa, tiek Mojara yra prasižengusios po vieną kartą šio vakaro rungtynėse. Kazačiūnaitė prameta iš 3 taškų zonos, kol kas be taškų. Komandos kapitonė viena, kad jinai žaidžia. Klausimas, kiek procentų jinai gali parodyti save šios dienos mače. Akivaizdu, kad komfortabiliai aikštelėje tikrai nesijaučia. Urtė Slavickaitė prameta tuo tarpu iš tolina. 3 taškai ir toliau nekrenta klaipėdietėms. 1 iš 11 tikrai nėra tas rezultatas, kurio norėtų Vilius Stanišauskas ir jo vadovaujama komanda. Aš nebejoju, kad Lina Locinėcė snaiperės konkurse gerins visus Klaipėdos rodiklius, metant iš 3 taškų zonos. Snaiperio konkurso rezultatas į protokolas. Rungtynė nebus įrašytas, tai Viliui Stanišauskui, manau, tai netiek aktualu. Jam svarbiausia, kad komanda šiandien ir turbūt rytoj, jeigu klaipėdietės įrodys savo favoritės statusą finale, demonstruotų gerą pataikymą. Čia Kazačiūnaitė dar kartą meta netaikliai iš 3 taškų zonos. Galimybė greitai atakai. Elizabetė Bulanė su kamuoliu. Moisa Dijas ir sesių duetas sutvarko visus reikalus, nepataiko vis tik iš po krepšio Mojara. Atrodė viskas padaryta ko netobulai. Sužingsniuoja Urtė Slavickaitė. Taip, Urtės žingsniai. Ten faktas, kad viską gerai padarė Moisa ir Mojara. Buvo belikę tik užsibaigti. Ataką metimų iš po krepšio to padaryti nepavyksta. Tie patys 12 taškų skiria komandas. Šiame sezone reguliaraus sezono rungtynėse daugybė rungtynių momentais išrinktų epizodų būtent iš Klaipėdos LCC komandos pusės yra tarp abiejų sesių, kaip jos viena kitai skirsto kamuolį, kaip viena kitą jaučia aikštelėje. Dabar keitimai. Vėl matysime aikštėje Dikė, kuri gerai atrodė pirmajame rungtynių kėlinyje. Dominika Polilytė taip pat sugrįžta į aikštę Klaipėdos komandos penkete. Savostaitė grąžins kamuolį aikštelę iš šoninės linijos. Kazačiūnaitė jo iš karto dvigubina, man svarbu tokioje situacijoje kamuolio judėjimas. Ir taip, geras perdavimas, galbūt kiek rizikingas. Per giliai po krepšių palindo Austė Jurevičiūtė. Bet pratęs ataką žaliai baltą aprangą vilkinčios kaunietės. 9 sekundės dar lieka joms. Savostaitė grąžins kamuolį į žaidimą ir vėl. Kazačiūnaitė daug stengiasi judėti be kamuolio, daug jos energijos, tačiau pristabdyta Kauno ekipos lyderė. Viena rezultatyviausių visos lygos žaidėjų čia. Spėjo laiku atlikti metimą, galbūt netgi galėjo šiek tiek dar ramiau žaisti Karolina šioje situacijoje. Lina Locinėcė, perdavimas Bulanė, atakuos iš 3 taškų zonos Elizabet ir pataiko dar vieną 3 taškų metimą. Ir drąsiai tranzicijoje čia Bulanė renkasi tolimą metimą. Faktas, kai skirtumas auga, atsiriša ir rankos atsiriša ir krepšys tokiose situacijose. Kazačiūnaitė pati žaidžia su kamuoliu, pati pereina į kitą aikštės pusę. Prieš aktyvę Dominikos Poliulytės gynybą. Čia Locinėcė nedaug trūkų iki dar vieno perimto kamuolio. Perlaužinėje panašu, kad po truputėlį rungtynes LCC tarptautinis universitetas. Per šį kėlinį taip pat vos 3 taškus yra pelniusios aistės. Taigi per 10 minučių atkarpą, jeigu imsime nuo pirmojo kėlinio vidurio, viso labo 3 taškai Kauno komandos sąskaitoje. Žinom, Kaunaičio Lasamų mentalitetą ši komanda tikrai nepasiduos, bet žiūrėsime, kokios galimybės. Galop, kad ir tie metimai net ir susikurti. Kol kas nekrinta, dabar Gintarė Paulauskaitė prameta. Gerai, stabdoma klaipėdiečių komandos ataka ankstyvoje jo stadijoje Jurevičiūtė. Tai yra antroji asmeninė nuobauda. Šiuo metu Kaunaistės žaidžia be nominalios žaidėjos. Austė Jurevičiūtė užima šią poziciją, bet nei Livijos Kaktaitės, nei 3 asmeninės pražangas turinčios Gustės Zetkauskaitės aikštelėje nėra. Na ir mes matėme būtent dėl to. Karolina Kazačiūnaitė persivarinėjant kamuolį į kitą aikštės pusę. Tikrai ne tos funkcijos, kurias įprastai daro Karolina. O čia rungtynių arbitrai fiksuoja 3-ąją pražangą ir Austė Jurevičiūtei.
Per trumpą atkarpėlę 2 pražangas užsidirba Jurevičiūtė. Prisijungė jį prie Zetkauskaitės, tiesa palieka aikštėje savo žaidėją Vaicekauskas. Locinė dar kartą iš 3 taškų zonos nepataiko ir ne vieną kartą matytas vaizdelis pirmajame ketvirtyje. Dikė ima atšokus į kamuolį. Nesugeba atsitverti varžovių. Baudos aikštelėje kaunietės. Čia gerai, tikrai gerai. Gynyboje sudirba Gintarė Paulauskaitė, maksimaliai apsunkintas metimas varžoviai. Pavyksta apsiginti kaunietėms. Kazačiūnaitė. Tas pražangas turi Klaipėdos komanda, taigi gali dar štai taip kietai gintis prieš Karoliną. Geras perdavimas į baudos aikštelę, bet nepataiko. Mažionytė iš savo mėgiamo taško. Maisa. Žingsniai. Karolina Kazačiūnaitė užsiėmė padėti gynyboje, privertė suklysti. Maisa dės ir minutės pertraukėlė skelbiama Jeep arenoje. Vos 3 taškus per daugiau kaip 5 sužaistas antrajame ketvirtyje minutės sukrapščiusios Kauno Aistės LSMU. Dabar turi jau 15 taškų deficitą ir atsilieka 11-26. Ir abiejų komandų penketai pasiruošę grįžti aikštę. Na, pasižiūrėsime, ar Aistės dar turi savyje kažkiek rezervo. Būkime atviri. Favoritės statusą klaipėdietės turėjo gana ryškų prieš šį mačą. Antrajame pusfinalyje tos intrigos turbūt galime tikėtis gerokai daugiau, kur žais Klaipėdos Neptūno ir Vilniaus Kibirkšties komanda. Taip, Kibirkštis gerokai labiau tituluota ekipa, tačiau šio sezono rezultatai sufleruoja, kad ten tos intrigos galime matyti gana nemažai. Na, nenuvertinant turbūt nei vieno pusfinalio, vis tiek vertėtų pripažinti, kad antrasis pusfinalis kelia milžinišką ažiotažą, kadangi Klaipėdos Neptūnas prieš Vilniaus Kibirkštį prieš iki šio sezono žaistas 25 rungtynes yra laimėjęs viso labo 2 kartus, bet šiame sezone per 4 susitikimus iškovojo 3 pergalės. Aišku, Vilniaus Kibirkštis gins titulą nagais dantimis, taigi bus labai įdomu pasižiūrėti tiek pusfinalio mačą, tiek kad ir kuri iš tų 2 komandų patektų į finalą. Net nebijoju, kad jis bus beprotiškai įdomus. Na, kaunietės, aišku, dar tikrai nesudeda ginklų, neskubėkime nurašyti jų, tačiau, na, visų pirma, žaisti prieš reguliaraus sezono lyderės, prieš tikrai puikią formą turinčią Klaipėdos komandą, net ir be Gerdos Raulušaitytės. Nėra lengva. Aišku, Gerda tikrai daug pridėtų Klaipėdos komandai abiejose aikštės pusėse. Gintarė Mažionytė sumetė baudos metimus ir sušvelnino atsilikimą iki 13 taškų. Šiek tiek papresinguoja dabar varžovės ir kaunietės. Tolimas metimas tranzicijoje drąsiai. Iš 3 taškų zonos ne pirmą kartą matome metant Klaipėdos komandos žaidėjas. Locinėse turi ir maksimalų pasitikėjimą ir iš komandos draugų ir iš vyriausiojo trenerio. Lina Locinėse turi ir maksimalią veiksmų laisvę gausi kamuolį prie 3 taškų zonos, kitaip ir būti negali Klaipėdos komandoje. Savostaitė ir išprovokuota pražanga, dabar 2 baudų metimai. Pavyksta išprovokuoti antrąją Maisos nuobaudą. Gedvilė Savostaitė šiame sezone nuo baudos metimų linijos atakuoja kiek daugiau nei 65% tikslumu, bet pirmąjį baudos metimą prameta. Išlieka tas pats 13 taškų skirtumas tarp komandų. Na, be abejo, Savostaitė yra viena iš tų kelių žaidėjų, kurių vidurkis aikštėje praleidžiamų minučių yra virš 30. Jau minėjau, tokia yra Mažionytė, tokia yra be abejo Kazačiūnaitė ir tokia yra Gintarė Paulauskaitė. Tas ketvirtukas, kuris žaidžia beprotiškai didelės minutės Kauno komandoje. Čia labai gražus buvo Nedos Pletkutės prasiveržimas, bet pataikyti nepavyko. Atkreipsiu dėmesį, kad Klaipėdos LSI Tarptautinio universiteto gretose aikštelėje pasirodė 13 numeris Emilija Vaitkutė.
kuri daug minučių sezone pasireikšti negauna, bet šiose rungtynėse ir šiame turnyre nesant rotacijoje Gerdai Raulušaitytei, Emilija tikrai savo šansų sulauks tiek šiandien, tiek rytoj. Čia gerai, sudėjęs buvo kamuolys iki Jurevičiūtės, o čia ir pražanga prieš 8 metų Gintarę Mažonytę. Nedaug trūko iki 3 su pražanga. Taip, prieš tai, sakykime, situacija buvo neišnaudota, dabar Gintarė Mažonytė provokuoja pražangą, rezultatyviausia ir naudingiausia komandos žaidėja Kauno ekipoje. Prieš nepilną minutę sumetusi abu baudos metimus, dabar bandys sušvelninti skirtumą jau ir iki 10 taškų, šiek tiek staptelėjo ir Klaipėdos LCC pastarosiomis minutėmis. Netgi iki vienženklio gali sumažinti atsilikimą dabar kaunietės 3 baudas. Meta Kazočiūnai, ne Kazočiūnai, tai be abejo Mažonytė, žiūrėjo Kazočiūnaitė statistiką ir automatiškai nusinčiau ir prie baudų metimo linijos, o Karolinos indėlio šiandien labai stinga. Taip, žaidėja tikrai negali žaisti pilna jėga ir matyti 0 taškų ir -2 naudingumo balus prie vienos iš kertinių pamatinių komandos žaidėjų šiek tiek neįprasta. Žiūrėsime, kokį vaidmenį Karolinai Kazočiūnai tai antroje rungtynių pusėje parinks vyriausias treneris Andrius Vaicekauskas, jeigu matys, kad Kauno Aistės paleidžia šias rungtynes, bet kol kas apie tai kalbėti dar per daug anksti. 12 taškų, 10 šiuo metu likusių taškų tikrai nėra tas deficitas, kurio komanda negalėtų panaikinti. Na ir kalbant skaičiais, Kazočiūnaitės indėlis vidutiniškai rungtynės yra 11,6 taško, 12,2 naudingumo balų. Mažonytė yra rezultatyvesnė už ją ir praktiškai tą patį renka Gintarė Paulauskaitė. Smogiamasis Kaunaičių trio. O po krepšių Maisa Dias randa įkirtus į baudos aikštelę Neda Pletkutė. Ši labai gudriai atlieka metimą. Na, bet kokiu atveju tai būtų 2 baudų metimai, kadangi 5, aišku, pražanga. Ar pražanga metimo metu ar ne, ir pavyksta išprovokuoti pražangą dabar. Klaipėdos komandos žaidėjai, jį keliauja mesti 2 baudų. Kol kas be taškų, Neda Pletkutė šiandien. Šiame sezone Nedos pataikymas nuo baudų metimų linijos yra kiek daugiau nei 76%. Ar pataiko pirmąją baudą į žaidimo, kol kas taškų nėra. Pelniusi šiandien Neda, visi 3, jos metimai buvo netaiklus. Dabar pavyksta atsidaryti savo taškų sąskaitą. Keitimas dabar ir Kauno komandoje į aikštę sugrįžta. 4. ekipos numeris Livija Katkaitė. Nedos Pletkutės pagrindinė užduotis yra gynybos gniaužtuose uždaryti pavojingiausias varžovių perimetro žaidėjas šiame sezone. Kazočiūnaitė. Dar be taškų esanti puolėja, žaidžia su kamuoliu jos. Geras kamuolio nusimetimas. Tęsia ataką kaunietės. Reikia improvizuoti, 2 sekundės iki atakai skirto laiko pabaigos. Paulauskaitė meta nepataiko ir galimybė į greitą puolimą bėgti LCC. Na ir kiek Kauno komandos atakų baigėsi metimais paskutinėmis atakos laiko sekundėmis, labai dažnai nepavyksta susikurti nieko per 24 sekundės Kauno komandai, o tuo tarpu LCC greitajame puolime susirenka tikrai nemažai. Viena iš tokių atakų buvo dabar mūsų ekranuose. Maisa Dias atkovojusi kamuolį po netaiklaus komandos draugės metimo pelnė 2 taškus. Mažonytės šūvis iš toli netikslus. Mažonytė daug imasi iniciatyvos šiose rungtynėse, 9.6 atkovoti kamuoliai, 11 naudingumo balų, jos sąskaitoje rezultatyviausia ir naudingiausia. Labiausiai patyrusi komandos žaidėja. Mažina savo 5 ūgį Vilius Stanišauskas, vadindamas Dominiką Poliulytę ir Lina Locinė centro atsarginių žaidėjų suolo. Pasirodė, kad ir Maisa Dias ten keliavo, bet ji tiesiog keliavo išklausyti komandos trenerio patarimų. Prie baudos metimų linijos Neda Pletkutė. Ir vėl Kauno ekipa renkasi pražangas bonuse ir siunčia prie baudų metimo linijos varžovės. Situacija, kur to iš esmės daryti nereikėtų. Porą minučių lieka žaisti pirmoje rungtynių dalyje. Galime tik dar kartelį anonsuoti, kad šiandieną komentatoriaus kėdėje, su komentatoriaus ausinėmis ir mikrofonu išgirsite ir tikrą Lietuvos moterų krepšinio legendą. Prie mūsų prisijungs Rima Valentinė, taigi antroje rungtynių dalyje pasidalins savo įžvalgomis ši buvusi Lietuvos krepšinio, kaip jau sakiau, legenda, turbūt kitaip ir nepavadinsim. Viena tituluočiausių Lietuvos krepšininkų. Viena tituluočiausių ir viena žymiausių visų laikų Lietuvos krepšininkų. Man pamenu dar vaikas buvau, kai stebėjau jos tolimus metimus ir toliašaudės artilerijos atidarimus. Na čia, tuo metu metimas iš 3 taškų zonos, Livijai Katkaitei nepavyksta pasižymėti. 1,5 minutės lieka iki didžiosios pertraukos. Bulanė su kamuoliu, Katerina Dykė bando atsidengti.
Ten su dvigubinta gynyba ir kamuolys aikštelę palieka nuo Kaunaičių merginų kojų. Na, 32-16, matant kaip toliau bėga Klaipėdos LCC universitetas. Realu, kad klaipėdietis tvirtai žengs finalo link. Klaipėdos LCC tarptautinis universitetas taip pat toli gražu nežaidžia savo geriausio krepšinio. Tai yra rezultatyviausia lygos komanda, vidutiniškai pelnanti po beveik 80 taškų per susitikimą ir dabar per nepilnus 2 kėlinius kol kas yra surinkusi tik 32. Na ir čia visų pirma reikia besti pirštų į pataikymą. 7-2 taškai iš 20, dabar iš 21 dabar po šio pramesto metimo iš baudos aikštelės. 3 taškai 2 iš 16, iš 2 iš 15 tie procentai tikrai gana prasti, nors tarkim klaidų netiek ir daug daro klaipėdietės, 7 prarasti kamuoliai. Klaipėdos LCC tarptautinis universitetas šį vakarą kol kas pataikęs vos 2 tolimus metimus iš 16. Įprastai šiame sezone yra taikliausiai metanti komanda tritaškius lygoje, beveik 32 procentų taiklumas, iki kurio kol kas šiandien tolokai. Tiek, kad kaunietės irgi negali pasigirti kažkokiais geresniais skaičiais puolime apskritai. Metimai iš žaidimo vos 15 procentų, 2 iš 9 dvitaškai, 2 iš 17 tritaškai. Elizabetė Bulanė susikūrė puikią progą savo, bet pataikyti iš geros padėties nepavyko. Ir antrieji šansai toliau tampa ginklu, kuriuo sėkmingai naudojasi Klaipėdos komanda, jau 16 puolime atkovotų kamuolių. Neda Pletkutė provokuoja Ramintos Okockytės pražangą. Nors nėra taip, kad kažkokį didelį ūgio pranašumą turėtų priekinėje linijoje Klaipėdos komanda, tačiau mes matome, kaip puikiai savo tvirtais kūnais naudojasi Majara ir Maista Dijas. Jos kartu atkovojo 10 kamuolių puolime, 4 atkovojo Katerina Dikė. Taigi šios 3 žaidėjos ir surinko didžiąją dalį tų kamuolių puolime, sukūrė tų antrųjų šansų. Maista Dijas yra lygoje antra pagal atkovotus kamuolius, vidutiniškai po daugiau kaip 8 sugrebinti per susitikimą. Majara Dijas čia yra 8, beveik po 7 atkovotus kamuolius. Jau plus 18. Turiu Uostamiesčio komandą. Antrąjį ketvirtį užtikrintai laimi taip pat klaipėdietės. Šio kėlinio rezultatas 19-8 dviženklis. Net ir kėlinio skirtumas. Gintarė Mažionytė klaidinančius judesiais puikiai žaidžia prieš Kateriną Dikę, bet užsibaigti nepavyko šioje situacijoje ir paskutinės 20 sekundžių šiame ketvirtyje. Na, nereikia skubėti niekur klaipėdietėms, jos gali laikyti kamuolį praktiškai iki ketvirčio pabaigos. Užtikrintai į ilgąją rungtynių pertrauką nueis LCC universitetas ir čia dar vienas Katerinos Dikė atkovotas kamuolys puolime ir ji tą kamuolį nusiima prieš savo tiesioginę oponentę, prieš Gintarę Mažionytę. Na, tai puikiai pirmosios rungtynių dalies iliustracija, o čia dar pabandė užbaigti Gustė Dzetkauskaitė tolimų metimų pirmąją rungtynių dalį, tačiau viskas keliaujame į pertrauką. Priminsiu, po jos galėsite išgirsti Rimos Valentinės komentavimą.
Čia yra Maniškis.
Po pertraukos mes ir vėl grįžtame į Vilniaus Žip areną, kurioje Smartway moterų krepšinio taurės. Pirmasis pusfinalis jame Klaipėdos LCC universitetas užtikrintai 36-16 pirmauja prieš Kauno Aistės LSMU ir dabar, kaip ir kalbėjome prieš pertrauką su kolega Agniumi, jį komentatoriaus kėdėje, dabar jau reikėtų sakyti komentatorės kėdėje, pakeitė Rima Valentinė, legendinė Lietuvos krepšininkė. Labadiena, gerbiami televizijos žiūrovai. Labai didelis malonumas man yra sveikinti su jumis būtent iš šitos pozicijos. Šiandien mano debiutas. Tikrai noriu patikinti, kad atmosfera salėje yra labai įkaitusi ir vieni ir kiti sirgaliai, kiek gali, tiek palaiko savo komandas. Nu, aš tikiuosi, kad įvykdys savo planus Kauno Aisčių LSMU komanda ir pasitemps. Kai dar pati žaidėte krepšinį, ar pagalvodavot kada nors, kad norėtumėte ateityje išbandyti save šioje pozicijoje, kuomet klausydavote kitų komentatorių, galvodavot, ai, ką čia jie nusišneka, aš tai pavaryčiau? Iš tikrųjų, prisipažinsiu, norėjau ne kartą pataisyti vieną ar kitą komentatorių ir papasakoti, kaip nėra lengva to aikšteliai kautis. Kas labiausiai kliūdavo iš kitų kolegų? Turiu omeninę pavardę, bet kokie būtent dalykai? Norėčiau pabrėžti vieną tokį skaudų komentarą, kurį esame išgirdę su merginomis, kai Lietuvos rinktinė žaidė su Rusija ir mes tada laimėjome. Ir vienas kitas komentaras, kad prarandava 3., 4. klaida, o žaidžia su tokia komanda, per rungtynės padaryti 15 klaidų yra labai geras rezultatas. Tai norėjau pataisyti tiesiog. Dabar galėsit pataisyti jau kitame aplua ir pati parodyti, kaip reikia komentuoti rungtynės. Taigi antroji rungtynių dalis Kauno Aistės LSMU prieš Klaipėdos LCC. Tarptautinį universitetą, na, kaip ir kalbėjome su kolega, vis dėlto žaidėjų skirtingas lygis šiek tiek pasimatė per pirmąją rungtynių pusę, net ir be Gerdos Rulušaitytės, žaidžiančios klaipėdietės gana užtikrintai pirmauja prieš Kauno komandą. Aišku, Karolinos Kazučiūnaitės traumelė juntama aikštėje, negali Karolina žaisti pilna jėga ir tai šiek tiek atsispindi, tačiau problemos, aišku, žaidime yra ir kitur, trūksta ir geresnio progų išnaudojimo per didelis, sakykime taip, tokioms rungtynėms klaidų skaičius, 14 klaidų per pirmąją rungtynių dalį, tai yra tikrai per daug. Tai yra tikrai daug, aš manau, tiek klaidų galima padaryti per visas rungtynės. Na, aišku, trūksta tiesiog žaidėjų, kurios įžaidinėtų kamuolį, kurios galėtų kurti atakas Kauno komandoje. Dabar persvaro kamuolį kitą aikštės pusę, būtent priekinės linijos žaidėja Gintarė Mažonytė ir Kaunietės pradeda ataką. Savostaitė ten bando užsimti padėti arčiau krepšį. Geras kamuolio judėjimas. Paulauskaitė, tačiau klysta. Nepavyksta. Praranda Gintarė kamuolį. Greitai reikia suspėti grįžti į gynybą. Pranašumą tikrai demonstruoja klaipėdietis ir 3 taškai. Labai taikli šita krepšininkė. Latvija, beje, abi Latvių žaidėjos pasižymė ypač taikliais metimais iš toli. Taigi Elizabeta Bulanė pataikė antrąjį tolimą metimą iš 6 bandymų. Skirtai visa Klaipėdos komanda kol kas yra realizavusi tik 3 tolimus metimus iš 17 ir būtent jūsų minėtos Latvijos ir yra tų metimų autorės. Kaunietėms taip pat pataikyti iš toli šiandien sekasi sunkiai. Čia pabando veidų krepšį Gintarė Mažonytė sužaisti, tačiau mušamas kamuolys jai iš rankų taip, kad pats kamuolys ir palieka dar aikštę nuo Kauno komandos puolėjos rankų. Šiandien vienas prasčiausių rungtynių matyt žaidžia Kauno krepšininkės, nes labai nesiseka pataikyti, labai nesiseka apsiginti ir vėl 3 taškai klaipėdietės. Urtė Slaviskaitė tai pasižymi iš toli, pabandė paspausti varžovės Kauno ekipą, tačiau už tą spaudimą labai greitai teko susimokėti gerai. Sudėjo kamuolys Tarptautinio universiteto atakos metu ir skirtumas toliau auga. Savostaitė žaidžia į kontaktą ir fiksuojama pražanga gynyboje. Šį kartą jau neteisi. Elizabeta Bulanė. Taip, šiemet jaunai žaidėjai, kuriai tik 16 metų, Gustei Dzetkauskaitei labai tenka didelis krūvis. Ne pagal metus jai tenka atlaikyti spaudimą, išsivarinėti kamuolius ir dažnai klysta šita žaidėja, bet čia, kaip sakyt, į ateitį žvelgiama, kad galbūt ji padarys didelę pažangą ir kitais metais žais dar geriau. Didelis krūvis, kaip sakant, grūdino. Čia tranzicijoje dar vienas taiklus tolimas metimas ir tai jau labai nepatinka Kauno ekipos vyriausiajam treneriui Andriui Vaicekauskui, kuris ir prašo minutės pertraukėlės.
Ivanovas Škopėnas. Priminame iš karto po šių rungtynių jūsų laukia ir Nostra snaiperės konkursas. Rungtynės Kauno Aistės LSMU pradėjo dar visai neblogai, buvo kelių minučių atkarpa, kur kaunietis netgi pirmavo, sugebėjo gerai gintis prieš Klaipėdos LSSU universitetą, tačiau toliau mes matome, šiek tiek per daug chaoso jų žaidime ir dabar jau prasidėjęs triuškinimas iš Klaipėdos komandos pusės. Tikrai teisybė, pradžioj merginos susikaupusios ir dar gebėjo pataikyti, o tada Karolina Kazočiūnaitė pasuko kelį dar sykį, paprašė keitimo ir lyg subirėjo ir visa komanda kartu su ja. Toks vaizdas. Pradėjo savosios komandos ataką dabar vėl Zetkauskaitė. Toliau sunkiai sekasi kaunietėms kažką susikurti, net nepriartėjama prie metimo fazės. O klaipėdietės jau mėgaujasi žaidimu. Vienas, antras geras perdavimas ir štai išprovokuota pražanga. Ne pirmą kartą matome Hailau sužaidžia Klaipėdos komandos sesės iš Brazilijos, viena kita puikiai jaučia aikštėje sesės Dijas ir čia pražanga bei du baudų metimus meta Maisa. 11 taškų, 10 atkovotų kamuolių, dvigubas dublis jau trečiajame rungtynių kėlinyje, labai solidu. Sesės ypač mėgstamos ir gerbiamos Klaipėdoje, nes demonstruoja ypatingai didelį kovingumą. Yra emocingos ir rungtynės tikrai labai puošnios ir geros gaunasi. Turi didelį palaikymą, visada pilna salė LSSI tarptautinėme universitete. Tai mes matome ir Klaipėdos ir Galių atvykusių čia į Vilniaus Žip areną. Aš net nebijoju, kad rytoj tų klaipėdiečių čia turėtų būti dar daugiau. Vis tik Vilniuje vyksta ir Kaziuko mugė, galima apsilankyti ten ir kaip gerai anonsavo renginio organizatoriai, po Kaziuko mugės jau ateiti pasižiūrėti moterų krepšinę. Taip, labai laukiam kuo daugiau žmonių atvykstančių į Žip areną. Čia tikrai bus puikia atmosfera. Moterų rinktiniai žaidžiant čia savąsias Europos čempionato atrankos rungtynės, tos tribūnos buvo išsipildžiusios praktiškai pilnai ir buvo labai smagu matyti tą vaizdą tribūnose. Kažko panašaus, manau, galime tikėtis ir rytoj didžiajame finale. Aišku, antrajame pusfinale jau bus, sakykime, nominalios šeimininkės Vilniaus Kibirkšties krepšininkės, kurios taip pat turėtų sulaukti nemažo būrio sirgalių. Visiškai teisingai. Ir manau, Kibirkštietės padirbės, kad jų draugai ir artimieji būtų čia, o visi prašalaičiai, kurie eina pro šoną, galbūt irgi pateks į šią areną. Kauno komanda rezga savoje pozicinę ataką, greitajame puolime mes praktiškai nematome. Iš žaidimo čia geras kirtimas iš Kazočiūnaitės pusės, savo staitės perdavimas ir viena iš gražesnių, turbūt ir viena iš kokybiškesnių Kauno komandos atakom. Pirmieji taškai Karolinos. Labai trūksta be abejo Kazočiūnaitės solidesnė indėlio, matyti minusinį naudingumo balų skaičių prie jos pavardės neįprasta. Tačiau, kaip ir kalbėjome, yra tam priežastis, tai yra maksimali pagarba žaidėjai už tai, kad jie apskritai rungtyniauja jausdama traumos padarinius. Matosi, kad jai skauda, kad jinai saugosi, bet išsivaryti kamuolį išsivaro, kiek gali, tiek ir atidirba. Saustaitė kartą palei galinę liniją ir čia po truputėlį įsibėgėja. Aistės galbūt kiek ir sumažino intensyvumą gynyboje Klaipėdos komanda, tačiau faktas, kad tai nesumenkina Kauno ekipos atakų grožio. Abi komandos tikrai galėtų geriau ir žvelgiant į rezultatą neatspindi, kaip geriausiai šios komandos galėtų žaisti. 20 taškų trečiajam kėlinyje yra mažoka. Ir kaip ir minėjote, ir Klaipėdos komanda nors ir turi plus 25, retas atvejis, tačiau yra kur tobulinti savo žaidimą tikrai Viliaus Stanišausko vadovaujamai komandai, ypatingai pirmoje rungtynių pusėje. Nemažai neišnaudotų progų, ypatingai perimetre, pritrūkdavo galbūt kartais ir to papildomo ekstra perdavimo iki galutinės atakos stadijos. Tiesa, antroje rungtynių pusėje mes matome visiškai atsirušusi krepšį klaipėdietėms. Abulanė dabar pataiko dar vieną tritaškį, jau trečiasis šiandieną. Jau labiau atsipalaidavusios merginos atlieka taiklesnius metimus. Manau, jos maksimaliai bandys padidinti rezultatą. O mes ir toliau matome neblogą Kazočiūnaitės kūrybą. Dabar jos geras perdavimas jau Gintarei Paulauskaitei. Kurioje rungtynių pusėje po truputėlį atsiranda daugiau idėjų Kauno ekipos atakose. Gustė Zetkauskaitė ir toliau gynėjos pozicijoje Kauno ekipoje. Žvelgiant iš Lietuvos moterų rinktinės perspektyvų norisi matyti kuo daugiau tų jaunų gynėjų gaunančių šansų savose klubuose, kadangi padėtis moterų rinktinės, sakykime, su pirmos, antros pozicijos žaidėjomis vis dar yra kvestionuotina ir ten norėtųsi papildymo artimiausiu metu. Pritariu tikrai.
Ir matydama jaunas merginas rungtyniaujančias tokio aukšto lygio rungtynėse, tik tai džiaugiuosi. Matysime dar Dalią Donskichytę, vieną iš turbūt perspektyvesnių žaidėjų, kalbant apie perimetro grandį šiame finalo ketverte. Taigi tikrai bus galima pasižiūrėti į tos žaidėjus, kuriuos jau ragauja moterų rinktinės duonos arba gali tai daryti artimiausiu metu. Čia Paulauskaitė, jos prasiveržimas. Labai netaiklus. Lik ir nesitarėm, Gintarė atidavė perdavimą man, bet... Galvoju, gal vis dar išbėgsi. Galvoju, gal vis dar išbėgsi aikštelę, bet, nagi, sakiau, kad ne, Gintarė, nu nepasuok. Pertraukėlė dabar skelbiama Jeep arenoje. Of that guy. First you loved, then you promised. Was not true. Atsiriša krepšys klaipėdietėms iš tolimosios distancijos po pertraukos, artėja jos jau ir prie savo įprastų 32%, kurios turi reguliariajame moterų krepšinio lygos sezone. Dabar 6 iš 21, 28%. Kauno ekipoje ir toliau matome nemažai klaidų, 19 prarastų kamuolių per jau sužaistą rungtynių laiką. Tačiau kelias pastarąsias atakas Kauno ekipoje jau surengė visai produktyves, sugebėjo taškus pirmosius pelnyti ir Karolina Kazačiūnaitė, taip pat pamatėme ir Gedvilė Savostaitė sėkmingą momentą. Na, linkime merginoms sėkmės, daugiau taiklių metimų, pasitikėjimo savimi. Netaiklus dabar bandymas atakuoti krepšį iš tolimosios distancijos. Dominika Paliulytė taip pat be taškų šiandieną kol kas Klaipėdos komandoje. Mina dabar į galinę liniją ir su kamuoliu bus kaunietės. Karolina Kazačiūnaitė vėl krito nelygioj kovoj, pasistumdyti su LCC centro puolėjomis tikrai nelengva. Aš tikiuosi, kad dar didesnės traumos jį negavo, kad sugebės atsilaikyti. Ir su kolega taip pat kalbėjome, kad iš pažiūros tarsi ūgio didelio pranašumo ir neturi Klaipėdos komandos puolėjas, tačiau jų fiziškumas, jų gebėjimas stumdytis baudos aikštelėje šiandien yra milžiniškas pranašumas ir tai geriausia, aišku, atsispindi puolime. Atkovotų kamuolių grafoje 19-8 pagal šį statistinį komponentą, o čia dar viena klaida, 3 sekundžių taisyklės pažeidimas, panašu, kad taip. Sesės Dijas tikrai daro didelį darbą po krepšiais, o šiandien gauna dar vieną žaidėją pasižymėti. Tai Katerina Dikė, aš pati asmeniškai niekada nemačiau jos taip gerai žaidžiant. Šiandien ji labai puikiai save realizuoja. Netgi dvigubo dublio ritmu, kaip madinga sakyti, žaidžia Katerina Dikė, 7.7 atkovoti kamuoliai, iš jų 5 puolime. O klaipėdietės jau kūrėsi šventę savo, dar viena rezultatyvi ataka, plus 30 jau ir sirgalių veiduose čia atvykusių iš Klaipėdos vis platesnės ir platesnės šypsenos. Tikrai taip. Atstumas tarp komandų tikrai didelis ir jos jau mėgaujasi kiekvienu tašku. Savostaitė Kazačiūnaitė iš čia bando veržtis krepšio link ir panašu, kad trūksta šiek tiek jėgos tame pirmajame žingsnėje Karolinai Kazačiūnaitė. Tai turbūt reikėtų sėti ir su ta traumele, kadangi veidų krepšį ši žaidėja tikrai gali žaisti, jos prasiveržimai, jos tvirtas kūnas, tai jai leidžia daryti. Taip, matau, kad ji tikrai kenčia skausmą. Prasiveržti nepavyksta, įmesti yra tikrai sunku, nes būtent trauma pakoreguoja patį metimą. Metimas vyksta tuomet, kai gerai atsispiri iš kojų, o šiuo metu vėl negali to padaryti. Dar viena pozicija. Klaipėdos komandos ataka, čia Savostaitė perima kamuolį ir viena iš retų galimybių jau Kauno komandai užpulti greitai, tačiau sirkiuoja gynyboje varžovės ir Kazačiūnaitė iš 3 taškų zonos pataiko. Karolina, 5. jos taškas. Tikrai puikia ranka turinti žaidėja, galinti pataikyti iš arti ir iš toli. Pagarba Karolinai. Ir čia dabar drąsiai tranzicijoje atakavo ji.
Faktas, kad jau ir pačios kaunietės supranta, kad šiandieną galbūt dėl pergalės ir nepavyks pakovoti, tačiau sužaisti dėl garbingesnio rezultato tikrai verta ir pasitaisyti savo nuotaiką prieš rytojaus laukiant į mažąjį finalą tikrai derėtų. Verta kovoti iki pabaigos, rinkti patirtį. Na štai demonstruoja tą jaunoji 16 metų žaidėja, pelno 2 taškus. Dzetkauskaitė. Ketvirtasis Dzetkauskaitės taškas. Drąsiai įmasi iniciatyvos dabar trečiajame kėlinyje, o Klaipėdos komanda toliau demonstruoja gerą pataikymą iš toli po pertraukos. Kas nesukrito pirmoje rungtynių dalyje, tas su kaupu krenta po pertraukos. Dominyka Paliulytė yra labai valinga, ambicinga. Praeitais metais žaidė Latvijoje, o šiemet labai nori realizuotis Lietuvoje. Ta ir demonstruoja. Na, antrasis metimas netaiklus, bet žinau, kad turės progą vėl mes. Ir vėl buvo gera proga. Žaidėja su geru pataikymu tokioje situacijoje tikrai turi be jokios dvejonės atakuoti krepšį. Dzetkauskaitė taip pat veržiasi krepšio link ir pražanga Nedai Plietkutei. Neteisi dabar jau Klaipėdos komandos gynėjam. Keitimas kauniečių komandoje. Grįžta į aikštę Gintarė Paulauskaitė, viena iš tų kelių Kauno ekipos krepšininkų, kuriams tenka milžiniškas krūvis viso sezono metu. Neturi to lygaus atsarginių žaidėjų suolelio. Aistės dėl to pagrindiniams žaidėjams tenka žaisti po labai daug. Gintarė Paulauskaitė tikrai yra viena stipriausių lyderių savo komandos ir pasižyminti daugeliu blokuotų kamolių. Jos ūgis yra 1,85 m, tačiau ne pirmus metus lygoje pirmauja pagal blokuotų kamolių skaičių. Yra pirmoje vietoje pagal statistiką. Na, aišku, šiandien baudos aikštelėje labai sunku prieš Sesės Dijas. Matėme ir ne vieną pralaimėtą mikrodvikovą. O čia ir dar vienas keitimas. Buvo atliktas Kauno komandai Raminta Okockytė. Pasirodė aikštėje. Ne, buvo tik pasiruošusi žengti į aikštę, tačiau Raminta Okockytė nebuvo. Ne, paliko. Mes tai kovą vis dėlto apsigalvojo. Vyriausiasis komandos treneris Andrius Vaicekauskas. Tas pats penketukas tęsia rungtynes, kol kas 8 žaidėjų rotacija buvo panaudota. Gabrielė Sidarevičiūtė, taip ji yra. Ji buvo įleista į aikštę taip pat minutį trečiajame kėlinyje. Karolina Kazočiūnaitė bandys sušvelninti rezultatą, na, po truputį taškų kraitis didėja. Visus taškus po pertraukos susirinko Karolina, per pirmosius 2 kėlinius nebuvo pasižymėjus. Ir spaudžia varžovės kaunietės. Plietkutė, perdavimas į kraštą. Gana nesunkiai su to presingu susidoroja Klaipėdos klubas. Dar kartą Paliulytė, kaip ir minėjote, jeigu gaus progą, tikrai mes. Tikrai. Jį bandys maksimaliai išnaudoti visas galimybės. Ir čia pagrindinė turbūt snaiperės ir snaiperio savybė, kad po pramesto metimo turi kuo greičiau pamiršti jį ir kitoje atakoje drąsiai atakuoti vėl. Turbūt sutiksite. Tikrai sutinku ir nereikia galvoti apie tą klaidą, kurią tu ką tik padarei. Reikia pamiršti ir skubėti pirmin. Čia yra pagrindinė taisyklė, kuri veda tave į sėkmę. Jeigu 5 metimai būdavo, nors jums turbūt nebūdavo 5 iš eilės netaiklių. Būdavo juodų dienų, būdavo ir gimtadienių, kada pataikydavau viską absoliučiai. Tačiau pati geriausia savybė snaiperių yra pamiršti klaidas ir stengtis galvoti apie metimą, atsispirti iš kojų ir mesti ir pataikyti. Susikoncentruoti būtent metimo techniką labiausiai. Taip, būtinai. Na, Kazočiūnaitė ir toliau aktyvi. Po pertraukos tiesa pataikyti pavyksta vieną baudos metimą iš 2 jai. Šiek tiek bent jau vaizdą aikštėje stabilizavo. Kaunietės tas skirtumas tarp komandų nebeauga taip sparčiai, aišku. Kas įsijungia transliaciją dabar, 60-30 atrodo triuškinimas, bet Kaunietės po pertraukos bent jau puolime šiek tiek tikslesnės, šiek tiek solidesnės. Skubai greitą puolimą klaipėdietės. Man labai smagu matyti Nedą Plietkutę, kuri vis pasižymi geriau šioje komandoje. Na, jinai yra šios mūsų auksinės rinktinės atstovė, kuomet merginos U18 parsivežė medalius į Lietuvą. Ir labai man norėtųsi, kad tos jaunos merginos vis toliau tobulėtų ir vis geriau ir geriau žaistų ir atrastų savo vietą moterų rinktinėje. Klysta dabar Kaunietės, galimybė Klaipėdos komandai vėl bėgti puolimą ir stengiasi tai daryti. Klaipėdietės vos tik gauna bent menkiausią progą, tikrai tranzicijoje. LCC tarptautinio universiteto žaidimas sukoordinuotas yra gana neblogai.
Perėjimas vyksta sklandžiai. Klaipėdietis naudojasi klaidomis ir stengiasi greitai pelnyti taškus. Ne visada pavyksta, bet bando dar paspausti kaunietis, nes sunku joms išsivaryti kamuolį, o jaunos žaidėjos dažniau praranda kamuolį nei patyrusios. Tai tuom ir naudojasi klaipėdietis. Nepavyksta čia dabar tiksliai nusiųsti kamuolio iki Katerinos Dikės. Ir viskas pabaigęs trečiajame rungtynių kėlinyje. Lieka dar 10 minučių šiame pusfinalėje. Keliaujame dabar į pertraukėlę, po jos grįšime į Vilniaus Žip areną. Laimėsite pusės metų, ateikit pas mane, laimėsite pusės metų žmonių prenumeratą. Ateikit pas mane čia. Aš jums papasakosiu taisyklės, viskas labai paprastai. Laukiu vieno žmogaus čia, kitas žmogus atsistos čia. Ateikit drąsiai, aš jums duodu kamuolį. Taisyklės labai paprastas. Komentuosiu startui, reikia zigzagų apsilaikyti šitas nuostabias merginas. Zigzagų įmetate iš po krepšio ir sugrįžtate pas mane. Meta tol, kol pataikite. Jūsų krepšys bus šitas. Jums reikės irgi lygiai tą patį apsivaryti šitas dvi nuostabias merginas, mesti kol pataikysit ir sugrįžti pas mane. Kas pirmas sugrįžta, tas ir laimi. 3, 2, 1, pradedam, let's go! Gerai, pažiūrėkim. Pažiūrėsim, kaip čia pasiseks. Metam kol... Metam kol įmetam ir dabar kas pirmas pas mane sugrįž. Kas pirmas pas mane sugrįž ir čia. Čia pirmas yra pirmas sveikinimų didžiausiai pusės metų žmonių prenumerata. Ačiū labai, 3 mėnesių žmonių jums, o mes keliaujame toliau. Ketvirtasis rungtynių kėlinys netrukus, čia rezultatas po 3:60-30. Na, turbūt galima konstatuoti faktą, kad Klaipėdos LCC universitetas įrodys pranašumą šiame pirmajame pusfinalyje. Antrajame matysime kitą Klaipėdos komandą. Neptūnas bandys mesti iššūkį titulą ginančiai Vilniaus kibirkščiai. Prisipažinsiu, ten tikiuosi aš gerokai daugiau intrigos. Taip, turbūt favoritės yra Vilniaus kibirkšties krepšininkės, tačiau tas favoritų statusas jau yra gerokai mažesnis nei kad matome šiame pusfinalyje. Šis finalinis ketvirtas išsiskiria būtent tuom, kad nėra stipriai išreikšto lyderio. Ir aš manau, bus labai įdomios rungtynės tarp kibirkšties ir Klaipėdos Neptūno Amberton. Pamatysime tikrai didelę kovą. Ir kad ir kuri iš šių komandų pateks į finalą, net nebijoju, kad LCC tarptautiniam universitetui nebus lengva. Čia dabar klaipėdiečių ataka. Baigėsi klaida, ne taip dažnai klysta Klaipėdos komanda ir ne taip dažnai turi galimybės tuo pasinaudoti. Aistės. Palyginus, kiek klaidų padarė komandos, tai 11 klaidų Klaipėdos LCC tarptautinis universitetas, o Kauno Aistės LMSU 22 klaidos per rungtynes. Dabar jau 23, kadangi žingsniuoja, kaip tik Livija Kaktaitė. Na, kaip kalbėjomės per pertraukėlę tarp kėlinių, kad labai stinga Kauno komandai Evos Parnavaitė, žaidėjas, kuri galėtų pridėti to solidumo persivarant kamuolį, kuri galėtų pridėti kūrybos Kauno ekipos puolime. Taip, ši jauna krepšininkė kilusi iš Utenos, aš pati dar už rankos ją išvedinėjau į rungtynės ir labai džiaugiausi ją matydama taip gerai žaidžiant Kaune, tačiau trauma sustabdė, aš labai tikiuosi, kad tik pristabdė ir jis sugrįš. Gaila, kad šis savaitgalis šiek tiek pažymėtas kelių svarbių žaidėjų traumomis. Galbūt Gerda Ralušaitytė, tikėkimės, dar pavyks prikelti iki rytojaus mačo ir jos tikrai reikia LCC tarptautiniam universitetui. Karolina Kazočiūnaitė žaidžia traumuota, tačiau jinai žaidžia ir demonstruoja charakterį. Čia turbūt esminis momentas, kurį reikia pabrėžti, kad Karolina Kazočiūnaitė aukoja save ir net ir esant tokiam rezultatui nori. Būti aikštėje nori prisidėti prie komandos žaidimo. Pagarba ir vėl klaida. Majara ir Maista Dijas, man atrodo, net nežiūri niekada į rezultatą. Ar tai būtų pirmoji kėlinio minutė, ar ketvirtas kėlinys ir 30 taškų skirtumas. Toks įspūdis, kad
dėl kiekvieno kamuolio jos nori kovoti, dėl kiekvieno aikštės centimetro pasistumdyti ir kiekvieną tašką pelnyti. Aš atsimenu pirmaisiais metais, kai viena iš sesių atvažiavo į Neptūną ir sirgaliai stebėjosi, kaip dėl kiekvieno kamulio krenta į autą, į sėdynės, įbėga, apsikabina sirgalius ir va tas jos charakteris ir kovingumas užbūrė tiesiog ir norisi už ją sirgti ir palaikyti. Kažką iš lietuviškų palyginimų atitikmenų šioms sesėms rastume, tarkim, iš ankstesnių laikų galbūt? Aš tai atsimenu Sandrą Valučytę-Linkevičienę, kuri yra dabar trenerė Vilniaus Kibirkštyje ir buvo išskirtinio kovingumo komandos draugė, kurią turėjau labai didelį malonumą su ją žaisti. Šalia tokių žaidėjų turbūt labai malonu, kaip ir minėjote, žaisti, kadangi jos atiduoda visą širdį ir tada užkrečia kitas komandos draugės tuo pačiu. Visiškai teisybė. Na ir tikrai atsispindi tai ir Klaipėdos komandos žaidime, kad krepšininkas net ir pirmaudamos 30 taškų dirba gynyboje. Jau galėtum atsipalaiduoti, galėtum vieną koją kartais parbėgti į tą gynybą, kadangi gali pradėti galvoti apie taupymąsi finalą ir taip toliau. Čia nieko panašaus mes nematome. Taip, jos mėgaujasi žaidimu. Ir treneris gali išleisti netgi tas žaidėjos, kurių nesitikėjo, kad išleis ir jos pabandys ir pasirodys ir pelnys taškus. Na taip, dabar jau faktas, kad Klaipėdos komandai ir šiek tiek protinga būtų nuleisti tą gazą, pataupyti jėgas, vis dėlto žaisti 2 dienas iš eilės nėra lengva ir čia gali būti netgi pranašumas LCC tarptautiniam universitetui prieš finalą, kad sąlyginai lengvas rungtynės turi jos. Taip, visuomet krepšininkai ir krepšininkas po rungtynių pabrėžia, kad niekuomet niekas nėra lengva, bet kai tu laimi 30 taškų, tai nėra tas pats, kas nueiti iki mačo pabaigos esant lygiam rezultatui. Labai teisingai. Ir pirmo pusfinalio komanda turės daugiau laiko pailsėti prieš finalą. Čia Kazačiūnaitė toliau kovoja, toliau bando rinkti taškus, šį kartą jį sustabdyta pagal taisyklės. Pavyksta krepšininkai dar nusišypsoti, tuo yra džiugu, reiškia, turi jėgų dar parodys. Reiškia, rezultatą irgi per daug nežiūri. Taip, rezultatą irgi per daug nežiūri. O dar kartelį tik priminsiu, kad tarp pusfinalių vyksta Vilniaus Žip arenoje snaiperės konkursas. Jo, tiesiog į TV6 kanalų negalėsite stebėti, čia toks paskatinimas galbūt atvykti į areną, o jeigu labai jau tingite arba esate labai toli, tuomet galėsite įsijungti YouTube moterų krepšinio lygos YouTube paskyroje stebėti šį konkursą. Šis konkursas yra labai svarbus ir labai laukiamas ir mylimas. Pirmiausia, todėl, kad prizas išskirtinai didelis. Tai yra 3333 eurai nugalėtojai, laimėtojai, geriausiai snaiperiai. Na, o mergina, kuri iškovos šį titulą, iš tikrųjų, manau, tai pati dideliausia dovana. Jai bus pasitikėjimas ir ta karūna, kurią jinai nešios visus metus. Na, norėtumėt sudalyvauti dar? Iš tikrųjų, neatsimenu, kada laikiau kamuolį rankose, bet jeigu savaitę pasitreniruočiau, reikės pasitarti, gal kitais metais ir sudalyvausiu. Bent jau svečio teisėmis. Taip, svečio teisėmis, pilnai to pakaktų. Na, taigi galėsite, kaip ir minėjau, stebėti snaiperės konkursą, po to antrasis pusfinalis jau sugrįš į TV6 eterį ir galima bus pasižiūrėti Klaipėdos Neptūno Amberton akistatą su Vilniaus Kibirkštimi. Net nebejoju, kad ir tų sirgalių, kurių jau ir dabar yra tribūnose, padaugės antrojo pusfinalio metu, kadangi žais Sostinės komanda. Pilnėja, tikrai pilnėja. Atsikovoja kamuolį Klaipėdietės puolime ir čia yra tas vienas iš pagrindinių LCC tarptautinio universiteto pranašumų. Antrieji šansai ir taškai po jų. 22 puolime atkovoti kamuoliai, tai yra beprotiškai didelis skaičius. Ir dabar būtent antrojo šanso taškus ir pasiima Uostamiesčio krepšininkės. Drąsiai veržėsi Zetkauskaitė, labai smagu, kad jinai nebebijo, nieko nebijo. Po prarastų kamuolių pamiršta apie tai ir stengiasi dirbti toliau. Aš tikiu, kad ši mergina išmoks išsivaryti kamuolį ir tobulės su kiekvienais metais. O čia Gedvilė Savostaitė pirmą kartą pabandė laimę iš toli šiandien ir pirmojų mėginimų pataiko iš 3 taškų zonos į čia pražanga puolime. Neteisingai pastatyta užtvara. Keitimai abiejose komandose. Katerina Dikė grįžta į LCC tarptautinio universiteto penketuką. Į pertraukos labai naudinga buvo, ji po pertraukos jau taškais bent jau prie savo komandos rezultato neprisidėjo, tie patys 7 pelnyti jo sąskaitoje.
Bet čia žaidėja, matau, su šypsena dirba ir tikrai džiaugiasi būdama aikštelėje, nes tiek daug žaidybinio laiko jį negaudavo. Savostaitė dabar jau aštrina situaciją priėmusi kamuolį perimetre ir išprovokuoja pražangą. Prieš tai pataikė, dabar protingai veržiasi krepšio link ir keliaus mesti 2 baudos metimų. Gedvilė Savostaitė, palygint kokio ūgio ši mergina yra, visada gauna dengti aukštesnės varžovės ir pasižymi kovingumu ir stipriai išlaikoma pozicija. Tai labai didelė pagarba šiai žaidėjai. Jį kaunasi iki pabaigos ir nesvarbu kas. Ir turbūt pagrindinė priežastis, kodėl jį gali atstovėti tas mikrodvikovas prieš aukštesnės žaidėjas, yra tvirtos kojos ir sąlyginai žemas svorio centras. Taip, taip. Jį labai stipriai užsiema poziciją. Pavyksta dabar dar nuo baudų metimo linijos Gedvilei Savostaitei pasižymėti. Katerina Dikė, kurią ataką klaipėdietės jau kitoje aikštės pusėje. Gražiai tarp kelių žaidėjų. Čia praneria dabar Klaipėdos komandos gynėja Elizabetė Bulanė ir mes 2 baudų metimus. Suvaldė kūną po kontakto čia visai neblogai. Klaipėdos komandos legionierė. Elizabetė Bulanė ir Lina Lociniecė, tikrai perspektyvios Latvijos, pretenduoja į savo nacionalinę moterų rinktinę. Tai labai smagu matyti, kad patirtį renka Lietuvoje ir linkiu joms sėkmės. Aišku, visada pirmiausia sergu už savasias merginas, bet Latvijos visada irgi arti širdies. Vieną sezoną žaidžiau Latvijai, tai gerbiu labai šią tautą, jie tikrai šaunus yra. Galima prisiminti, kad kitos kaimynės yra moterų rinktinės grupė. Su Lenkija mes, sakyčiau, Lietuvos rinktinės žaidė vienas geresnių rungtynių per pastarąjį laikotarpį. Tai tokiu impulsu moterų krepšiniui ta pergalė tikrai, manau, gali tapti. Aišku, dabar labai ilga pertrauka tarp 2 rinktinės mačų ir prisiminus tas rungtynes labai norisi apibrėžti, kad net be kelių lyderių sugebėtos buvo įveikti pastaruoju metu tikrai gerą krepšinį žaidusios Lenkijos. Taigi norisi, kad užsikabintų lietuvės už tos galimybės patekti į Europos čempionatą. Ar tai būtų didelis paskatinimas, didelis impulsas ir klubams stiprėti bei varžytis tarptautinėse turnyruose. Pritariu 100%. Tai buvo aukso vertės rungtynės ir dabar tokia didelė pertrauka. Galbūt norėtųsi jau matyti jas žaidžiančias, bet teks palaukti. Jos ruošis ir tikiuosi, kad traumos neišretins mūsų gretų. Na, pranašumas tos pertraukos yra tas, kad Justė Jocytė galbūt spės atsigauti po traumos. Galime prisiminti, kad jos nebuvo rungtynėse su Lenkija ir žinome, koks sunkus sezonas yra Justė šis. Labai reikia jos veikos, labai reikia jos sugrįžtančios, labai reikia ir pagalbos. Apie tą pagalbą mes jau kalbėjome šių rungtynių kontekste, apie augančias tas perimetro žaidėjas. Galų gale Justė galėtų žaisti ir 3 numerių ir 2 Lietuvos rinktinėje, jeigu užaugtų tvirtų 1 numerių iš jaunesnių žaidėjų. Pritariu. Labai laukiu merginų, kurios norėtų žaisti, dirbtų, tobulėtų ir svajotų apie savo karjerą moterų rinktinėje. Mes apie tai visi svajojame. Čia Gintarė Mažanytė pabandė sužaisti su kontaktu, pataikyti aukštaugiai nepavyksta, o klaipėdiečių atsakymas taip pat netikslus. Dominika Paliulytė drąsiai ėmėsi iniciatyvos po pertraukos. 8 taškus berods visus jį ir susirinko antroje rungtynių dalyje. Rodo gerą iniciatyvą, bet tas rezultatas 30 taškų, nei mažėja, nei didėja, jis tiesiog tęsiasi. Austė Jurevičiūtė sugrįžta į Kauno komandos 5-tuką. Austė Jurevičiūtė dalyvaus snaiperės konkurse po šių rungtynių. Treneris gyrė, kad turi gerą ranką. Norėtųsi pamatyti taiklių metimų šios merginos. Liva Linina pasirodė taip pat Klaipėdos komandos 5-tuke leidžia. Dabar jau ir Vilius Stanišauskas, tas žaidėjas, kurios žaidžia ne tiek ir daug. Galimybė pataupyti lyderės, galimybė leisti pažaisti kitoms krepšininkėms. Dabar jau sėdė ant suolo ir abi stęsis iš Brazilijos. Austė Jurevičiūtė tik išėjusi prasižengė, ir tai yra 5-oji jos pražanga. Turi sėstis ant suolelio. Tuo tarpu baudų metimus realizuoja. Liva Linina atsidaro ir į savo taškų sąskaitą. Vienintelė Emilija Vaitkutė iš tų krepšininkų, kurios buvo pasirodžiusios aikštėje Klaipėdos komandoje, nepelnė taškų. Taip pat ir Polina Korbut dabar jau žengė ant parketo, taigi visos žaidėjos, kurios gali žaisti, bus pasirodžiusios ant parketo. Gerda Ralušaitytė, nors yra
protokole, nors yra įrašyta jos pavardė, tačiau žaisti akivaizdu negali. O čia dar viena reklaminė minutės pertraukėlė. Per pertraukėlę kaip tik apsilankiau moterų krepšinio lygos Facebook paskyroje. Jeigu nesekate jos, darote klaidą. Galite ir jūs dabar suskupti ten. Gražiausių rungtynių momento. Kiek žinau, ten atsidurs iš karto po rungtynių ir karščiausi abiejų komandų žaidėjų komentarai. Taigi daug turinio šį savaitgalį iš Vilniaus Žip arenos. O tai dar tik pirmasis pusfinalio mačas. Antrajame, kaip jau minėjome, susitiks Klaipėdos Neptūnas Amberton ir Vilniaus Kibirkštis. Pirmąjį, tai reikia pripažinti, kad jau laimės Klaipėdos LCC Tarptautinis universitetas, belieka atsakyti į klausimą, kokiu skirtumu tai padarys. Rezultatas po truputį didėja. Klaipėdos žaidėjos keičiasi, beveik visos žaidėjos jau yra aikštelėje išbandžiusios vieną ar kitą kartą. Na taip, tik Gerdos Raulušaitytės, nematėme visos kitos jau. Ir čia dar vienas metimas iš 3 taškų zonos. Na, po pertraukos tų tolimų metimų dar padaugėjo Klaipėdos komandos žaidime. Ir svarbiausia, kad pagerėjo procentas. Jau artėja prie savo įprastų skaičių. Netgi nuo Stamiešio krepšininkės. Jeigu pirmoje pusėje 3 taškai nekrito, tai vėliau tas krepšys atsirišo. Ir dabar jau 30% pataikymas. Netgi 42 procentais, tarkime, Elizabetė Bulanė pataikiusi 3 iš 7. Kitos pasižymėjo mažiau, bet tiek Paliulytė, tiek Lina Locenėcė taip pat prisidėjo ir tikrai gali pataikyti taiklius 3 taškus, manau, dar parodys. Pozicinė kauniečio ataka, Livija Kaktaitė, jos pasiveržimas paliko savo už nugaros varžovę ir gerai. Čia po driblingo atakuoja krepšį Kauno Aiškių komandos gynėja. Pirmieji jos taškai, 3 metimus iš žaidimo buvo prametusi Kaktaitė, tačiau dabar atsidaro ir savo taškų sąskaitą ši krepšininkė. Aš asmeniškai norėčiau didesnio indėlio šios žaidėjos. Jie tikrai turi patirties, yra rungtyniavusi JAV ir tikrai žino, kas yra tas didysis krepšinis. Na, nėra tokia gera forma, kaip norėtųsi matyti. Na, čia Katarina Dikė artėja prie dvigubo dublio, 9-asis jos taškas, 9 atkovoti kamuoliai. Realu, kad susirinks dvigubą dublį iš Klaipėdos komandos legionierė. Na, labai spaudžiasi baudos aikštelėje dabar sėkmingai Klaipėdos komanda. Galime atkreipti dėmesį, kaip Katarina Dikė saugo baudos aikštelę, atsitraukusi nuo Kauno Aiškių komandos puolėjos Gintarės Paulauskaitės, ir tie prasiveržimai dažniausiai baigėsi iš Aiškių komandos žaidėjų pusės atsimušimu į kietą sutankintą gynybą. Arba pražangomis spalvomis. Prasižengė Livija. Na, iš tikrųjų, ji negali pakęsti to spaudimo, kurį demonstruoja LCC komandos gynėjos. Ir nesvarbu, kad rezultatas ir skirtumas yra didelis. Klaipėdos LCC vis tiek nori tą tokį palaikyti, tokį kietesnį žaidimą ir gynyboje dirba. Na, juolab, kad Klaipėdos komandoje dabar nežaidžia tos pagrindinės žaidėjos, o žaidžia atsarginės, kurios turi ką įrodinėti. Jos nori išsikovoti savųjų minučių, jos nori parodyti, kad gali žaisti tokiose rungtynėse. Tos motyvacijos yra. Ir nori pelnyti savo taškus, prasiveršti ir mesti 3 taškį. Na ir štai pavyzdys. Ir Linina tik 4-ajame kėlinyje pakilusi nuo suolo jauna Klaipėdos komandos žaidėja. Pelno jau 4 tašką. Nori įrodyti savo vertę. Matysim, ar kaunietės pademonstruos tokį patį norą. Nepavyksta Ramintė Kockytei pasižymėti, tačiau tęsia ataką Kauno komanda. Sunkus metimas jau baiginėjantis atakai skirtam laikui. Livija Kaktaitė nepataiko ir galiausiai 24 sekundės ištiksėjo.
Šiuo metu daug jaunų krepšininkų Kauno komandoje ant parketo ir matosi, kaip smarkiai joms trūksta fiziškumo, pasiruošimo metimui ir tikrai yra kur padirbėti. Dar viena pertraukėlė, keliaujame į ją. Pirmasis pusfinalis Vilniaus Žip arenoje artėja prie pabaigos. Antrojo startas šiandien 17 valandų. 30 minučių kibirkštis prieš Neptūną. Prieš tai dar snaiperės konkursas, apie kurį jau nemažai kalbėjome ir kurio prizą dar kartą norisi priminti. 3333 eurai atiteks taikliausiai šios dienos snaiperiai. Na ir aš tokį patarimą turėčiau, aišku, merginoms jos manęs tikrai negirdės, bet... Gal kažkas perduos? Gal perduos, tikrai. Pati esu dalyvavusi ne kartą ir jeigu pavyks, tai siūlyčiau neskaičiuoti ir negalvoti apie prizą. Tiesiog daryti tai, ką jos geriausiai daro treniruotėse. Ir kūnas tikrai yra tobulas, jis žino kaip. Tiesiog mesti savo metimus. O kokį patarimą duotumėte ties to 2 taškų vertės metimo? Irgi negalvoti nieko, nesureikšminti jo? Visiškai. Aš manau, jeigu pavyks atsiriboti nuo minčių, tai yra jau labai geras žingsnis į pergalę. Jeigu turite pažįstamų tarpę kažką, kas dalyvaus snaiperės konkursą, galite paduoti šias tikrai vertingas mintis, nes kas kalba, žino, ką sako. Aš manau, kad matau Eglę Zabotkaitę, kuri visai netoli su savo šeima bendrauja. Tai jeigu pavyks prasilenkti, palinkėsiu sėkmės ir, porą žodžių. Čia tuo tarpu dar vieną ataką pradeda Klaipėdos LCC tarptautinis universitetas. Puolime atkovotą kamuolį jau įsirašo Klaipėdos komandos legionierė Katerina Dikė. Taip, šaunu. Šiandien jos yra vienos geriausių rungtynių. Manau, mergina bus labai laiminga po šių rungtynių. Ir dvigubas dublis, jeigu pataikys bent vieną baudos metimą. Tačiau tai dar reikia padaryti. Pirmoji bauda skrieja pro šalį. Vilius Nanišauskas mūsų ekranuose, vyriausiasis Klaipėdos komandos treneris. Šiandien treneris ramus, atsipalaidavęs. Matyti, jau mintimis ruošiasi finalui. Tas pirmos 5 minutės šiek tiek galbūt pagadino nervus, tačiau paskui labai lengvai prisitaikė prie savo varžovų ir perėmė iniciatyvą bei nutolo nuo jų Klaipėdos krepšininkės. Liko 2 minutės iki ketvirto kėlinio pabaigos. Kaunietės stengiasi, bet nepavyksta pataikyti. Atkovoti kamuoliai puolime, tačiau ir vėl netikslus metimas iš vidutinio nuotolio Gabrielės Tederevičiūtė. Prameta. Kol kas be taškų ryt, tačiau 5 atkovoti kamuoliai, 2 rezultatyvus perdavimai kitais. Žaidimo aspektais Tederevičiūtė visai neblogai atrodo per savąsias minutės, o Katerina Dikė fiksuoja galiausiai dvigubą dublį. Išnaudoja kiekvieną minutę. Labai smagu matyti. Dominyka irgi neapleidžia savo ginamosios, bauduojasi. Tiesa, pražanga jau kur nereikalinga, jau 2 baudų metimai metami, kadangi 5 komandinė nuobauda. Ir 2 baudas keliauja mesti Kauno, aišku, komandos gynėja Livija Kaktaitė. Porą taškelių šiandieną yra pelniusi, čia dar vienas keitimas. Kauno ekipoje aikštėje pasirodė 13 numeris Saulė Belskutė, taigi paskutinioji krepšininkė metama į kovą, kuri dar nebuvo gavusi savo šanso ir Kauno komandoje. Saulė Belskutė atsirado komandoje po to, kai traumą gavo Eva Parnavaitė ir jos pagalba labai reikalinga komandai.
Antroje rungtynių pusėje jau šiek tiek rezultatyvesnis. Aistės, jeigu per pirmosius 2 kėlinius 16 taškų buvo pelnyta, dabar jau 25 surinkti per antrąją mačo dalį. Trečiajame kėlinyje Karolina Kazačiūnaitė truktelėjo Aistės šiek tiek į priekį, parodė, kad gali dar duoti naudą savo komandai šiame pusfinalyje. Ir aišku, rungtynėse dėl 3 vietos reikės pamiršti pralaimėjimą šiandieną. Metimas iš 3 taškų zonos netikslus, tie procentai vėl šiek tiek pasikoregavo. Klaipėdos komandos pataikymai iš toli 8 iš 29. Kovos iki pabaigos merginos. Kiekviena nori pelnyti savo taškus. Ypatingai Dominika, bet blogai pasirinko poziciją išsimest. Liko tik Emilija Vaitkutė ir Paulina Korbut, kurios nepelniusios taškų šiandien. Paskutinės atakai skirto laiko sekundės. Dominika Poliliūtė atlieka dar perdavimą. Linina prameta ir su kamuoliu lieka Klaipėdos krepšininkės. Dar surengs ataką. 14 sekundžių lieka. Rungtynės dėl 3 vietos rytoj, priminsiu, vyks 12 val. Taigi galite atvykti gana anksti čia į Vilniaus Žyp areną ir jau pradėti dieną, stebint mačą dėl 3 pozicijos. Iš karto po to be abejo ir finalas. 15 val. Startuos kova dėl 1 pozicijos, dėl Karalienės taurės. Vieną finalo dalyvę mes jau žinome, tai yra LCC tarptautinis universitetas, o varžovės bus arba Vilniaus Kibirkštis, arba Neptūnas Amberton. Tai sužinosime po antrojo šios dienos pusfinalio. Žaisti finale, tai neabejotinai yra Klaipėdos LCC tarptautinio universiteto komandos svajonė. Jos dirbo ne vienerius metus, kad šitokio rezultato pasiekti. Ir aš puikiai atsimenu, kai ne pernai, užpernai buvo kelios žaidėjos, kurios tiesiog darydavo tą visą rezultatą, o komanda prisidėdavo ir nebuvo pergalių. Dabar yra visiškai kitaip. Ir natūralu, kad reguliaraus sezono lyderės pirmoje vietoje šiuo metu moterų krepšinio lygoje esančios klaipėdietės keliauja į finalą. Pusfinalyje jos užtikrintai įveikė Aistę 79-41. Pranoko savo oponentės pagal daugelį žaidimo komponentų. Klaipėdos krepšininkės dar mačo pradžioje atrodė, kad galbūt Aistės iš to kovingumo, iš to noro sugebės mesti rimtesnį iššūkį, tačiau vėliau sutvarkė reikalus gana užtikrintai vėliau Stanišausko vadovaujama komanda. Gero poilsio merginoms. Tikiuosi, kad diena rytoj bus geresnė. Svarbiausia, linkiu be traumų. Be abejo, traumos, kaip ir minėjome, šiek tiek koreguoja visų komandų planus kol kas šios dienos pusfinaliuose, galbūt rytoj. Išvystime ir Gerdą Raulušaitytę Klaipėdos komandoje. Apie tai oficialios informacijos kol kas nėra, lauksime žinių iš komandos atstovų. O šios dienos pirmąją transliaciją iš Vilniaus Žyp arenos mes po truputėlį jau baigsime. Čia dar statistiniai rodikliai iš rungtynių. 27 procentai prieš 17 tritaškius, klaidos 31-15, kaip ir kalbėjau, daugumoje aspektų geresni. Geresnis buvo klaipėdietės. Su jumis pirmosios transliacijos metu buvo Štautas Kubilius, mano kolegė Rima Valentinė. Iki greito. Iki greito.